Futbolo karaliai grįžta į aikštę. Spindinčios pergalės, skaudus pralaimėjimai ir žūtbūtinė kova dėl karūnos. Žiūrėk visas Premier lygos varžybas tik per GO3. Kostai, galiu pradžią istoriją. Jo. Trumpa labai. Tokia beveik į Barclays, bet labai trumpa tokia. Glausta. Tai Tonis Marcialis atvyko iš Prancūzijos ir Anglijos spauda sakė, kad jis neturi šansų. 50 milijonų tiesiog į kanalizaciją. Tonis Marcialis vėl muša įvartį. Ką tu apie tai manai? Esu šios istorijos gerbėjas, tikrai. Esu net ją skandavęs Old Trafford stadione, as a matter of fact. Va taip. Kokios čia buvo aplinkybės? Aš Manchesterį buvęs nemažai kartus. Chelsea nebuvai atradęs? Ar? Ne, aš tiesiog, Manchesteris, sakau, man yra toks miestas, kur ten aš turėjau įvairių sąsajų ir aš ten esu lankęsis ne kartą ir esu lankęsis Manchester United rungtynėse prieš Alkmaaro AZ klubą. Čia Europos lyga? Jo, čia buvo Europos lygos mačas, 4-0, man atrodo, laimėjo United, Masonas Greenwoodas mušė ten įvarčius jaunas ir Toni Marcialis, man atrodo, jis nemušė tada įvarčio, bet kai jis įėjo po keitimo, tada buvo skanduojama. Aš į Old Trafford esu buvęs 2 kartus, čia man atrodo gal net daugiausiai iš visų Anglijos komandų. Aš vieną kartą turėjau būti Old Trafford'e, bet nenuėjau, bet ne į futbolą. Ten turėjo būti tokio reperio Jid koncertas. Aš atvykau į Manchesterį, tą koncertą nukencelino, tai nenuėjau į Old Traffordą. Aš irgi vieną kartą buvau irgi Europos lygos rungtynės žiūrėjau su Saint-Étienne. Tai čia tavo 2 komandos. Jo, tai aš jau kažkaip galvoju, kad tokią progą nepasitaikęs turbūt daugiau gal niekada, tai jau reikia nuvažiuoti. Bet prie home fans buvo ir prie away fans? Ne, tai prie Manchesterio fanų, aišku, tai kitaip bileto negausi tenais. Bet nebuvo, kad ten paplojai kažkur. Aš taip santūriai stebėjau rungtynės, tai žinai. Gal nebuvo už ką plot? Kaip susiklosti tada? 3-0 laimėjo United. Jo, Zlatanas Ibrahimovičius 3 pelnė tada. Wow. Jo, 16-17 metų sezonas. Bet šiaip visai geras buvo rungtynės, 3-0 gal. Čia sezonas, kai laimėjo Europos lygą. Jo. Grinai, okay. Tai norėjau pradžioje dar pasidalinti gerais dalykais. GO3 liūtai podcastas, čia kas be ko jau, turbūt jeigu klauso, tai žinot. Podcastas apie Anglijos Premier lygą, bet aš pradžioje norėjau pasidžiaugti, kad savaitgalį, kaip visada, YouTube buvo įkritęs ir labai gerą reportažą pamačiau. Austrijoje tokia karvytė vardu Veronika išmoko su šepečiu pasikasyti nugarą. Jai padėdavo tą įrankį tiesiog ir galiausiai jinai suprato, ką jinai gali padaryti su to šepečiu, tai jinai su liežuviu jį pasiima taip ir su šepečiu šereliais savo kasusi nugarą ir tada labai patenkinta kaifuoja. Bet paskui jinai atrado dar daugiau, kad su kitu galu galima savo minkštesnės kūno vietas dar labai gerai pasikasyti. Tai jinai tada atrado techniką dar ir kaip kitu galu pakasyti, prie pilvo pavyzdžiui. Nes šiaip karvės mūsų supratimu nėra laikomos labai protingais gyvūnais. Bet karvytė Veronika iš Austrijos paneigė iš esmės visas šitas teorijas, nes parodo, kad jeigu tu jai duodi įrankį, jinai gali išmokti jo naudotis ir čia gali būti didžiulis perversmas mokslo srityje, kuris analizuoja karves ir jų kognityvinius sugebėjimus. Ir čia šiaip labai įdomus dalykas, nes čia aišku irgi labai random faktai, bet yra toksai komiksas The Far Side, kur ten Amerikoje jis ten super populiarus ir ten labai senai einantis. Ir jie kažkada išleido komiksą, kur tiesiog vienas paveiksliukas ir ten parašyta Cows Tools. Ir tiesiog stovi karvė ir ant stalo yra įrankiai sudėti. Ir niekas nesuprato, kame čia punchline'as yra to komikso. Ir ten buvo net rašoma į redakciją, kad paaiškintų ir vis dar yra visiškai kultinis dėl to, kad nėra ten jokio punchline'o ir ten tiesiog žmonės bando išsiaiškinti, kas buvo tais Cows Tools. Tai čia yra realybė parodoma, kad Cow turi įrankį, taip, ir gali naudotis. Iš tikrųjų. 5 minutės apšilimui ir dabar jau pradėsime tikrai mūsų podcastą apie Anglijos Premier lygą, nes tikrai yra apie ką pasikalbėti.
susėdome čia pirmadienį, aukodami pirmadienio vakaro futbolą. Tiesą sakant, aš šiek tiek ir piktas buvau, kad Evertonas ir Lycas nuplaukė, bet neturėjom tiesiog galimybės kitų laikų daryti įrašą. Tai šiandien gal bus pirmą kartą mūsų podcastų istorijoje, kaip apžvelginėsime fantasy. Gyvai įsiskaičiuosim Dominiko Calvert-Lewino taškus, nes Lycas žaidžia su Evertonu ir tai yra Dominiko Calvert-Lewino derbis tiesiog. O aš dar turiu ir Tarkovskį, man atrodo, ne aš vienas ir turiu. Pikį, mes abu turim. Mes abu turim Pickfordą, jo. Tai čia visai bus reikalų podcastų eigoje, sekant rungtynių pokyčius, nes dabar yra 21:47, tai už 3 minučių jau gros muzika ir Mantas Krasnickas sveikinsis. Mes nematysim ir negirdėsim. Tai va, Karolinis gal pajungs tyliai. Pagrindinė tema šiandien, aišku, yra Manchester United. Nuo to ir pradėsim, nors tai buvo paskutinės savaitgalio rungtynės, bet akivaizdu, kad pačios svarbiausios ir daugiausiai emocijų sukėlusios diskusijų tiek apie Arsenalą, tiek ir apie Manchester United komandą. Tai su Michaelu Carricku prie vairo iškovota jau antra iš eilės skambi pergalė. Nenoriu lyginti šitų rungtynių su City rungtynėmis, nes kai po Manchesterio derbio City dar ir Norvegijoje prasileido tokias strėles, tai vis tiek mintis buvo ta, kad čia gal tiesiog City šiuo metu antiek blogi yra ir United tuo pasinaudojo su naujo trenerio efektu, bet kai jie nuvažiuoja į Emery stadioną ir išrašo pralaimėjimą Arsenalui, kuris šį sezoną namie nebuvo pralaimėjęs nei vienų rungtynių, tai yra lygos lyderiai, su beveik sveika sudėtim, negali sakyti, kad pervargė Milane, nes prieš Interą Mikelis Arteta tikrai panaudojo rotaciją, pataupė kai kurios futbolininkus ir pergalę netgi gerą iškovojo 3-1 prieš Interą. Tai viskas kaip įrodė, kad čia vis tiek Arsenalas turėtų grąžinti į realybę United fanus ir Michaelą Carricką. Bet ką aš pasiėmiau pagrindai iš tų rungtynių, tai kad šita Manchester United komanda tikrai moka labai gerai gintis. Ir dabar, kai jie gal, nežinau, tiki treneriu jo idėjom, tu matai, kad Haris Maguire'as su Lisandro Martinėsu tikrai yra tvirta, stipri vidurio gynėjų pora. Tu matai, kad Kazemiro yra atgaivinęs vos ne savo karjerą ir vėl atrodo vos ne kaip Madrido laikų Kazemiro. Sugrįžęs futbolas pas jį. Tu matai Kobe Mainų, kuris buvo kažkur nustumtas į paraštės, kiek jisai energijos duoda aikštės vidury. Ir tada tu jau matai ir aišku kokybę iš Bruno Fernandešo, iš Briano Mbeumo, iš Amado Diallo. Liukas Šo, kaip gynasi savo krašte irgi kaip senais gerais laikais. Netgi apie Dalotą nieko blogo po šitų rungtynių negaliu pasakyti, jis labai, labai adekvačiai tvarkėsi. Senė Lamensas atrodo patikimai ir užtikrintai. Tiesiog iš gynybinės pusės viskas yra labai gerai. Tai, kad jie laimėjo rungtynės, tai man tos rungtynės pagal žaidimą atrodė tokios labiau tempiančios ant lygiųjų, bet mes turim komandą, kurioje žaidėjai įmušė tikrai įspūdingus įvarčius iš už baudos aikštelės. Jeigu matėjau su Kūnijos įvartis, tai man dar toks yra tikėtinas įvartis, nes jis tokius įvarčius muša. Jeigu pernai tu jam duotum smūgiuoti iš 20 metrų dešinę koją, va taip už Wolverhamptoną, jis irgi greičiausiai pelnytų įvartį. Sakyčiau, net ekspertas jis yra. Jis yra ekspertas tokių įvarčių. Čia Arsenalo futbolininkam akmenėlis, kad leido jam taip nusivestą kamuolį lengvai į dešinę ir atlikti tokį švarų smūgį, bet kad Dorgu įlupa tokį įvartį, tačiau man vis tiek buvo kažkas tokio ir turbūt čia bus visos jo karjeros gal įvartis, aš nežinau, jis dabar atradęs tą poziciją ir gal dažniau matysim jį pelnant įvarčius. Aišku, buvo gražus jo įvartis ir su Newcastle, nieko nesakau, bet čia dar kito lygio įvartis ir dar nuo skersinio. Tai jo, mano tokie pagrindiniai teikai, kad Manchester United tikrai fantastiškai gynėsi, o laimėjo dėl to, kad įmušė 2 įspūdingus tolimus smūgius ir pasinaudojo tikrai baise Martino Submendi klaida pirmajame kėlinyje, bet Arsenalo įvarčiai irgi buvo su labai daug sėkmės. Tiek Lisandro nuo kulno į savus vartus, tiek ir tas įgramdytas toks įvartis po kampinio. Čia toks tipiškas, sakyčiau, gana Arsenalo įvartis šį sezoną. Bet vėlgi tu dar kitaip žiūri, kai iškart po pakelto kampinio Gabrielis įmuša galvą, dar kitaip, kai tas kamuolys ten ritinėjosi vartų aikštelėje nuo vieno prie kito ir Merino įstūmė galiausiai už vartų linijos. Bet anyway, aš sakau, man atrodytų lygiosios toks labiau gal teisingas atspindintis rungtynės rezultatas, bet Manchester United pasiėmė tiesiog tokią tvirto charakterio pergalę, ta pati sudėtis, kuri žaidė prieš City, puikiai pasteisinęs keitimas išleistas Kūnija
yra tikrai dabar jau kuo pasidžiaug po tokių 2 pergalių, juo labiau, kad tos pergalės dar ir kilstelėjo į 4 vietą, pasinaudojant Liverpoolio slystelėjimu. Jo, sprendimas kol kas atrodo labai pasiteisinęs pakeisti galų galę trenerį, ne, ir pasisamdyti Michaelą Carriką. Tai jo, iš tiesų, va tą gynybą, turbūt ir aš irgi vienas iš tų dalykų, ką buvau atkreipęs dėmesį, ir man atrodo, kad šiaip čia yra toks gana šiaip ženklus pokytis, turbūt jeigu lygintume su tuo, ką komanda demonstravo prie Rubeno Amorimo, nes ten nors ir atrodo, kad žaisdavo su 5 tą gynėjų liniją arba ten su 3 vidurio gynėjais ir tas tarsi atrodo turėtų duoti daugiau saugumo tarsi toje gynyboje, bet to nebūdavo. Ir iš tiesų tos komandos varžovai gana lengvai supjaustydavo United gynybą. Atrodė, kad nelabai komandai paranku, nelabai įpratę būdavo taip žaisti. Tas pats Bruno Fernandešas ten toje vidurio zonoje galbūt irgi ne iki galo tą funkciją gerai išpildydavo. Tai dabar, ką tikrai Michaelas Carrickas padarė, toks sakyčiau gal esminis turbūt pokytis žaidime, tai yra, kad komanda, kai yra be kamulio, tai jie ginasi iš esmės nuo to tokių klasikinių, tradicinių 4-4-2, kas turbūt gynyboje yra bene pati efektyviausia ir pati geriausia taktinė schema. Matom, kad tikrai palieka pakankamai mažus tarpus, žaidžia labai kompaktiškai, vėlgi ginasi gerai kraštiniai gynėjai, bet jie ir gauna iš tiesų daug pagalbos, nes tiek Dorgu, tiek Kamadas, jie būna netoli dažniausiai ir jie ateina ir padeda ir padvigubina tuos krašto puolėjus. Tada Lisandro ir Harry Maguire'as, tai jų tikrai šį sezoną mes gana mažai juos matėme iš tiesų, nes tiek vienas, tiek kitas, ypatingai Lisandro, jie daug laiko praleido dėl traumų ir jie tik tai dabar iš esmės grįžinėja ir aš manyčiau, kad tai vėlgi demonstruoja, kad ta patirtis turbūt Premier lygos ir ta branda, jinai yra labai svarbi ir akivaizdžiai matosi, kad tiek Harry Maguire'as, tiek Lisandro Martinezas šiai dienai yra tikrai geriau negu, tarkim, ten Lenny Oro ir Aidenas Hevenas, tiesiog mažiau klysta, žaidžia užtikrinčiau. Deliktas, čia bus iš tiesų klausimas, ką daryti su Deliktu. Jo trauma nėra labai rimta. Bet jis ilgai nežaidžia, jam su nugara problemos yra ir beveik bus toj 2 mėnesiai, kaip jo nėra. Ir tokia labai paslaptinga trauma, nes niekaip, jis jau turėjo būti grįžęs prieš Kalėdas. Aš prieš kurias čia rungtynės, kurias komentavau Unitedo besiskaitinėdamas, jau perskaičiau Amorimo, sakė, kad jau greitai turėtų grįžti. Deliktas čia gal prieš Lyco rungtynės, kur buvo paskutinės jam, gal dar anksčiau. Ir dabar lygiai tą patį kalba Carrickas, kad jau lygiai ir norėtųsi, kad neužilgo, bet žinom, kaip būna su tom nugaros traumomis, tokios labai klastingos, labai sunku ten kažką prognozuoti. Tai jo, tai man čia iš tiesų pagirimai visų pirma Carrickui ir jo štabui, nes sugebėti Arsenalą, kad ir kaip jiems sunkiai sektųsi žaisti atviram tam futbolui ar kurtis progas, bet vis tiek juos apriboti iki 0,4 XG iš open play, žaidžiant namuose, manau, kad tikrai yra pagarbos vertas rezultatas ir taip, žiūrint, kad iš žaidimo kažkokių labai jau tokių pavojingų šansų turėtų Arsenalas, tai sudėtinga būtų prisiminti, būtent vakarykštėse rungtynėse. Jų pirmas įvartis ten į XG metrikas net nepapuola, nes nuo kulno gynėjo įlėkė, bet aišku, ten yra Deogoro labai pavojingai paspirtas kamuolys į vartų aikštelę. Tai ir Timberio gera pozicija. Jeigu ne Lisandro, tai galbūt Timberis tiesiog įdurtų ten tą įvartį. Tai tada XG pasikeltų. Truputėlį pasikeltų. Aš suprantu, ką tu sakai, tai man visada, kai kažkas XG skaičius paduoda, aš noriu, kad kontekstas dar būtų prie tų skaičių. Tai tai man atrodo, kad pasirodymas gynyboje buvo fantastiškos, o puolime, tai faktas, kad daug sėkmės buvo vakar turbūt. Ypatingai, aš sakyčiau, turbūt su Dorgu įvarčiu ir su Zubimendi klaida, tai, Arsenalas dažniausiai tokių klaidų nedaro, Dorgu dažniausiai tokių įvarčių neįmuša, tai čia jau faktas, kad tai yra sėkmė. Kita vertus, visai patiko analizė tokia buvo trumpa, mačiau iškarpėlę, kad, tiesiog, palygino, kaip žaidžia su kamuoliu Arsenalas tose rungtynėse ir kaip Man United, ir kad kai Arsenalas turi kamuolį ir tarsi galėtų galbūt truputėlį užaštrinti ataką, duoti truputėlį rizikingesnį perdavimą į priekį, ten tarp linijų, jie renkasi žaisti saugiai. Ir dėl to gaunasi, kad jie mala, suka tos ratus ir dažniausiai labai jau jiems sunkiai gaunasi kažką pavojingo susikurti. Panašiai ir City Old Trafford'e žaidė. Labai panašiai. City dar daugiau klaidų darė. Jo, o United, pavyzdžiui, toje atakoje buvo, vėlgi, kuo ypatingai svarbus dabar yra Lisandro Martinezas, tai yra žaidėjas, kuris žiauriai gerai žaidžia kojomis, čia Ajaxo mokykla, jis tikrai turi puikią kairę koją ir jis kaip papildomas playmakeris gaunasi iš gilumos. Ir jo buvo labai geras perdavimas iš karto atkirtęs keletą Arsenalo žaidėjų ir jau tą perdavimą priėmęs Dorgu, tada jau ten pradėjo kombinuoti su Bruno Fernandešu ir galiausiai gavosi, kad tas
Dorgu fantastišką smūgį įmušė. Tai truputėlį, kas man iš tiesų patiko turbūt šitose rungtynėse, kad aš sutinku pilnai tikrai su tavim, kad taip žiūrint į žaidimą, tai čia gal net ir galėjo koks 1-1. Man užkoduotas 1-1. Užkoduotas 1-1. Labai nėra, bet viena komanda, man atrodė, kad truputėlį drąsiau žaidė. Ir truputėlį, pavyzdžiui, leido savo mušti tokius smūgius, kaip mušė Dorgu, leido savo mušti tokius smūgius, kaip muša Kūnė, nes man atrodo, kad Arsenalas turi tokius žaidėjus, kurie galėtų lygiai tą patį. Eze išleido ne po pakeitimais, puikiai meistriškai gali atlikti tokius smūgius, bet atrodo, kad nėra išvedamas į tokias zonas. Bet čia aš ir oponuosiu, kad tai Declanas Rice'as irgi mielai luptų niekada nedengiamas iš 20 metrų į vartus, bet tai jis nebūna niekada tokio situacijų, jų varžovai ginasi žemų blokų kompaktiškai, ten nėra galimybių atlikti kokybišką švarų tolimą smūgį, nes jį blokuos beveik visada, o Kūnė, pažiūrėk, kas ten prieš jį buvo Gabrielis per 5 metrus, tu turi pusę vartų ploto. Bet ar tu, pavyzdžiui, bet ar tu galvoji, kad tokioje situacijoje būtų Declanas Rice'as kaip Kūnė atlikęs smūgį? Ar nebūtų pasukio davęs į kraštą ir tada vėl pradėjo sukti ataką? Nebūtinai. Žiūrėk, yra paprastas dalykas, kad komanda, kuri žaidžia daugiau pozicinio futbolo su kamuoliu ir jų varžovai pasirenka tą kompaktiškos gynybos taktiką, tai ta komanda, kuri žaidžia pozicinį futbolą su kamuoliu, jinai nelabai turi galimybių atlikti gerus smūgius iš 20 metrų iš tų vadinamų vidutinių distancijų. Komanda, kuri žaidžia antrų numerių kontratakom, labiau bus atviroji aikštėje, kad kažką tokio padarytų. Bet aš manau, kad kad net jei ir turėtų Arsenalas tų šansų. Aš nežinau, aš manau, kad duotum tą Eze lupti iš 20 metrų, jis luptų, duotum Medegorui kairę pasismugiuoti iš ten, jis smūgiuotų, jie nebūna tokiose pozicijose. Pažiūrėk, prieš Interą Jokerius pakrito kamuolys atviroji aikštėje ir įkalė iš 25 metrų. Gal biškarčiau, ne? Gerai 20. Bet ne, bet ten žinai, ten buvo bet labai... Bet jo atvira aikštėje, yra proga ir muši. Arsenalas nebūna atvira aikštėje, kai rezultatas lygus arba jie atsilikinėja. Tiesiog nebūna, jie poziciniam futbole įkalinti tokie, sukinėtis per tos kraštus. Ten šį kartą Saka pabandė net į kairį kraštą, mes beveik nieko nedaro, kai Madueki aikštėje pasirodė. Aš norėjau dar atskirai paminėti vis dėlto Martino Subimendi pasirodymą, nes šiaip man jis labai patinka, tai yra labai patikimas atraminis saugas ir šį sezoną aš nebuvau matęs jo blogų rungtynių. Turbūt tokių gal... Atsivežė irgi į vartų tenais. Tas atsivežė, tai vis tiek dar reikėjo iš vidurio įmušti trišalius. Padarė klaidas, vadinkim tai, bet kai laimėjo jie tas rungtynės taip užtikrintai, tu apie tai nekalbi, tai gal tik vienas epizodas, bet aš turiu bendrai omeny, kad jis visada gerai žaidžia. Ir dar negana to jis dar ir įvarčių duoda. Bet šį kartą tai ne tik ta klaida, kai jis Brianui Mbeumo realiai asistą padavė. Prie Patriko Dorgu įvarčio, kaip aš sakiau, jisai taksi kvietėsi. Jis ten žaidimo ranka pradėjo reikalauti vietoj to, kad tu žaistum iki švilpuko ir neleistum tiesiog atlikti tokio smūgio, tai jisai iškėlęs ranką tiesiog stovėjo va taip. Bet ten... Ir po pakartojimų pamatėm, kad nebuvo ten žaidimo ranka. Bet toj situacijai, ten matėsi, jis tiesiog nenorėjo griauti Dorgu, nes visai, pavojinga situacija, ten jau, nežinau, ten 20 km gal iki vartų. Ir jis truputėlį gal pristabdė dėl to, kad, ten matėsi, kad ateina dar 2 žmonės blokuoti, nes buvo Raisas ir kilo aukštyn ir Gabrielis. Ten šiaip labai gerai pasisekė Dorgu ir smūgiuotą kamuolį, nes ten visiškai, sekundės dalies klausimas, kad būtų tas smūgis blokuotas. Tai ten tas išsijungimas dar toks, dar. Ne, aš nelyginu, aš su klaida pirmajame kėlinyje. Bet ta pirmam kėlinyje, ten, wow, ir labai nesitikė. Ir čia tas pats buvo ir su Rodri. Jie yra labai aukštos klasės atraminiai saugai ir kai tu dabar juos matai tokius darančius, savo nebūdingas klaideles. Bet Rodri ir treneris apgina, sako, jis 10 mėnesių nežaidė, jis buvo iškritęs, jis paskui vėl grįžo, vėl iškrito, jis be ritmo. Subimendi yra ritme, yra formoje, jis žaidžia labai gerą sezoną, tai kažkodėl jam buvo tiesiog blogas sekmadienis. Ir gal jį per daug drožė tiesiog? Jį tada ir pakeitė 57 minutę, kai tą keturgubą keitimą darė Mikelis Arteta. Tie keitimai šiaip įdomus buvo. Ta prasme, keturgubas keitimas kaip ir okei, man ten labiausiai iš konteksto iš visų tai krito gal Hinkapie turbūt rungtynėse, jis aišku po traumos irgi grįžęs, gal dar ne visai buvo pasiruošę šitam mačui. Bet, man kartais norėtųsi, kad Arteta, ypač prieš tos žemus blokus, kartais pasibandytų Edegoras su Eze kartu. Norėtųs, kad, nes Edegoras gali žaisti net ir tokių gal deep lying labiau playmakerių.
jeigu tu dar turi vieną kažkokį tvirtą kūną vidurio saugų zonui, sakykim, Declaną Rice'ą, tai tu gali jos 3 leisti, tokiose rungtynėse, sakykim, ten kažkokią atkarpą sužaisti. Tai man šito norėtų. Aš labai daug matau pragmatiškumo Artetoje, kurio tu nepakeisi. Tai čia, kad aš pasiskūsiu, tai turbūt kitaip nedarys Mikelis Arteta. Man dar įdomu, kaip dabar toliau jis rinksis strikerius, nes vis tiek Gabi Jesusas sužaidė tas geras rungtynės Čempionų lygoje. Jokeresas, jis prastai tiesiog atrodo. Dabar su United išėjęs pakeitimo jis vėlgi absoliučiai nepadarė nei vieno, sakyčiau, kokybiško gero prisilietimo. Skyrus ten gal, kad vieną baudos smūgį uždirbo, kai Lisandro Martinėsas jam kaukę ant burnos dėjo. Tai tik tiek ir man trūksta iš jo tikrai to solidumo. Atrodo, įmušė prieš Interą, gal kažkoks pasitikėjimas žaidėjų grįž, bet vis tiek jis taip sunkiai atrodo tas Jesusas, koks jis bebūtų. Jis mobilesnis, jis gerai spaudžia, jis dirba daug be kamulio, jis bėga, jis greitesnis. Nežinau, koks bus Arsenalo 11-ukas artimiausiose kitose rungtynėse, bet čia man dar klausimas, ar Jokeresas dabar jau grįš ir bus to pagrindinių puolėjų, jeigu Jesusas atrodys taip maždaug, kaip atrodė praeitą savaitę. Ir jūs kalbėjote apie tuos tolimesnius smūgius, pasibandymą iš ten 20 metrų ar panašiai Arsenale. Tai kaip tik skaičiau analizę apie Jokeresą, iš kur jis smūgiuodavo Sportingo metais ir iš kur smūgiuoja Arsenalo gretose, ir matosi, kad tas atstumas nuo varžovų vartų yra žymiai sumažėjęs žaidžiant Arsenale, kas irgi priklauso nuo tų žemų blokų, kur tu bandai kaip puolėjas rasti kažkokias zonas, kas puolėjui turbūt automatiškai nėra labai blogai, kad tu gal smūgiuoji iš arčiau, bet tuo pačiu jis yra žymiai universalesnis žaidėjas, jis gali ir iš toli smūgiuoti, jis ta prasme turi tokią vos ne čia Harry Kane'o bankę būtų galima sakyti, nes jis gali tikrai pamušti ir iš baudos aikštelės prieigų, bet jis tokių progų nesusikuria, tai čia dėl to kažkiek kenčia ir jo skaičiai. Dabar jis, kitoks žaidėjas, aišku, tą diktuoja sistema, diktuoja kaip Premier lygoje komandos žaidžia. Ir Čempionų lygoje turbūt gal kažkiek atviriau vis tiek žaidžia komandos prieš Arsenalą. Su Interu tai ten buvo pakankamai atviras futbolas, nes Interas tokio situacijų, kad jiem norint top 8 reikėjo laimėti prieš Arsenalą, o Arsenalui tos rungtynės nebuvo ekstra svarbios, tai ir įtampos jokios didelės nebuvo, tai ten gan atviras futbolas vyko ir gan gražus futbolas, iš tikrųjų patiko man tos rungtynės, bet čia jų dabar nepradėsiu analizuoti, liekam dar prie Manchester United ir Arsenalo reikalų ir apie Arsenalą toks klausimas, ne tai, kad iki 4 taškų sumažėjo persvara, bet šiaip, kad jie pralaimėjo namie, praleido 3 įvarčius prieš MU, pasimatė, kad nėra jie čia jau tokie nenugalimieji, geležiniai, nepramušami. Ar gali kažkiek toks vienas pralaimėjimas, manai, pasėt abejonių pačiai komandai, kažkiek sušlubuotas pasitikėjimas savimi, galų gale, žinai, ir iš tos turnyro lentelės, tu saugiau turbūt eini žaist, žinodamas, kad yra +7, nebe toks jau gal saugus jautiesi, kai ten, tarkim, bus situacija ten šeštadienį, kokį City sužaidžia jau iki 1 sumažino, tu eini žaisti sekmadienį ir taip toliau. Kažkiek tai gal iš psichologinės pusės gali turėti įtakos. Aš skaičiu, kad tokiai komandai kaip Arsenalas gal sunkiai, nes vis tiek žaidėjai rimti pasaulinės klasės, bet to duobė jaučiama, čia ne vieneros rungtynės, dabar Anglijos Premier lygoje yra 2 taškai per pastarąsias 3 rungtynės. Aišku, žaista su Liverpooliu, bet tas Liverpoolis, matom, koks jis yra. Su Nottingham Forest irgi 0 lygiosios. Tai aš nežinau, kaip į šitą žiūrėti, nes nesinori per daug linkėti kažkokios intrigos sezone. Ir aš nežinau, kiek iš to ateina ta kritika Arsenalui. Nes šiaip tai čia nieko tragiško. Pralaimėtos rungtynės, 2 tolimi smūgiai, kitose rungtynės tiesiog nepataikys į vartus tokių smūgių ir tu turėsi 3 taškus. Bet man vis tiek, man lenda tas pragmatiškumas. Aš prisiminiau, yra ta labai garsi Anglijos istorija, kur ten 80 metais FA ten buvo vienas iš vadų, Charlesas Reepas, kuris suskaičiavo, kad didžioji dalis ten įvarčių aukščiausiame lygyje yra ten kažkaip mažiau nei gal 4 perdavimai ar 5 sukūrėmi per tą ataką ir tada įmušamas įvartis ir kad įvartis įmušamas dažniausiai iš ten tos zonos prie vartų ir tada anglai pradėjo statyti visą savo filosofiją kaip valstybės, apskritai, ta prasme, futbolo ugdyti žaidėjus,
kad būtų tie tolimi kamuoliai, tas Route 1 futbolas, ir tada mes turėjom baisius 80-us, 90-us, nu ten be kelių ten Damon, kokio Polo Gascoino, bet apskritai, ta prasme, užaugo karta, kuri buvo tokie pragmatikai, ir tada kitos pasaulio šalis buvo žymiai labiau priekyje. Ir paskui, kai Anglijos Premier League jau ten susikūrė, tai tipo atėjo daugiau specialistų iš užsienio ir tada išsilygino šitas, Anglai išmoko vėl kaip žaidžia kontinentas. Nu tai čia tokia istorijos mažytė pamokėlė, bet aš žiūrėdamas į Arsenalą irgi šito labai daug matau. Nu, pavyzdžiui, Martinas Edegoras, tas įvartis, kai įsimušė Lisandro Martinezas, nu jis tiesiog darė perdavimą bet kur į tą zoną, kur teoriškai galėtų įkristi įvartis, ir įkrito tas įvartis, nes tiesiog, nu, atsimušė nuo kojos. Arsenalo kampiniai irgi iš tikrųjų taip veikia. Nu, tu statistiškai pasižiūri, kad čia gal tau lengviau, saugiau, tu gali pulti, gali ateiti su tai žaidėjais, kurių reikia būti šalia vartų, tai ir tie įmetimai kamuolio ir kampiniai, viskas yra tokia didžiulė pragmatika. Ir But they need klausimas, to be connected. Today we need to be connected. man įdomu, kada tas pragmatizmo namelis sugrius, nes anksčiau ir vėliau aš tikiu, kad jis sugrius. Žinai, čia gerą filosofiją pradėjai, nes šiaip žmonės, kai kurie sako, futbolo istorikai sako, kad jeigu 82-ais, kai brazilai žaidė tą nuostabų gražų futbolą, jie būtų ir laimėję pasaulio taurę, tai daugiau būtų padiktavę madas brazilai ir daugiau gal lygiuotųsi juos, bet tada laimėjo italai su Catenaccio ir tada trendas pasidarė, nu, gynybinis futbolas 1-0, apsaugot persvarą ir tada italai diktavo madas ir Serie A, aišku, paskui ten 90-aisiais buvo topinė lyga, ne stipriausia pasaulyje, bet ir dėl finansavimo, ne tik dėl kažkokių tai taktinių madų. Tai jo, čia gal yra kažkoks toks kampas, aš net nežinau, bet iš kitos pusės tai, kai aš pamačiau, kad Interas su Arsenalu žaidžia atvirai, tai aš matau, kad Arsenalas nieko prieš, bet gal kartais tiesiog taip yra, kad jų varžovai yra tokie, kad jiem kitaip net ir neišeina žaisti ir jie turi pralaužinėti žemus blokus ir jie susikūrė visas tas kampinių sistemas, turėdami tokius puikius pakėlėjus, kaip Saka ir Raisas, nes čia jiem geresnė galimybė mušti įvartį nei iš krašto į kraštą stumdant kamuolį ir bandant žaisti kažkokias 1-2 situacijas, kur ten dažnai reikia tiesiog sėkmės, kad kažkoks rikošetas tau papultų. Tai aš ir taip gal galvoju. Bet čia yra apskritai trendas visoje Premier lygoje apie tai, kad tu dabar sakai, nes komandos iš tiesų tapo lygio prasme labai stiprios visos principe ir tikrai išmoko gintis pakankamai gerai, turi greitus fiziškus žaidėjus, išmoko padaryti tą žemą kompaktišką bloką ir tau kiekvienos rungtynės yra iš tiesų labai labai sudėtingos, ne Premier lygoje. Ir kai tu, ir dabar yra statistika, kad ir mažėja smūgių, mažėja lėtimų baudos aikštelėje, mažėja perdavimų, tiesiog mažėja kamuolys žaidime galų gale, ta prasme, nes komandos ieško būdų, kaip mušti įvarčius, nes juos pelnyti iš žaidimo pasidarė labai sudėtinga Premier lygoje ir mes matome ypatingai šį sezoną, kad standartai jau yra nebe tik Arsenalo, bet mes matom, kad yra aibė kitų komandų, kurie tos standartus labai gerai išpildo. Išmetimo iš užribio praeitą sezoną ir kelis prieš tai po 1,5 į baudos aikštelę būdavo išmetimo vidutiniškai, dabar po 4 padaro. Ta prasme, tai yra ženklus šuolis. Tai man atrodo, kad čia yra tiesiog tokia paradoksali gal truputėlį situacija, nes kaip ir Premier lygos pačios lygis komandų kyla, bet žaidimo grožis jisai krenčia ir krenta, nes tiesiog, jos vieną kitą nunulina per mačą. Tai irgi gera mintis. Labai patinka, kad čia pradėjom apie futbolo filosofiją kalbėti. Žinai, kai dar buvo Viasat Sport Baltic, dabar GO3, tada dar buvo Viasat Sport Baltic, ir dar nebuvo tiek daug visokių transliacijų teisių ir būdavo dažnai neužkišto eterio programui. Ir labai dažnai, kadangi Viasat Sport Baltic tuo metu buvo Premier lygos ir FA taurės transliuotojas, užkišdavo eterį, pavyzdžiui, Chelsea TV arba Manchester United TV turiniu, arba FA Cupo senom rungtynėm. O aš, kadangi turėdavau labai daug laisvo laiko, nes aš studijuodamas universitete daug dėmesio mokslam neskirdavau, tai aš dažnai tiesiog žiūrėdavau senus FA Cupo finalus. Ir kai aš pasižiūrėdavau kokį ten iš 70 kažkelintų metų ar 80 kažkelintų metų finalą,
kur prie rezultato 1-0 yra sudeginamos geros 5 minutės, nes yra kojomis atgal vartininkui paspirimas kamuolys, kurį jis pasiima į rankas. Tai kaip žmonės tokį futbolą žiūrėdavo. Ten absurdas tiesiog yra, kai buvo galima vartininkų imti į rankas po perdavimo iš savo komandos draugo. Tai ačiū tam žmogui, kuris galiausiai šitą taisyklę panaikino, nes jeigu mes iki šiol tokį futbolą žiūrėdami, aš bijau pagalvoti, kaip dabar atrodytų kai kurios rungtynės ir kai kurios komandos. Ir čia nėra, kad, senai pakankamai, bet čia yra, man atrodo, 92 metais tik tai šitą taisyklę panaikino, tai realiai, 94 pasaulio čempionatas buvo pirmas, kuriame negalėjo. Tai realiai čia 100 metų futbolą žaidė su šitą tokia tikrai tai tragiška taisyklė. Ne dinozaurų laikai, o vis tiek ten 70-80, tai čia dabar kai kurie tais laikais žaidė žmonės treneriais dirba. Taip. Tai va. Gerai, čia pafilosofavom, padengėm Arsenalą, aš galvoju, kad tą klausimą pats tau ir uždaviau, mano atsakymas tai toks, kad gal jų konkurentai šį sezoną nėra tokie, kurie ten jų duobelę labai gerai kapitalizuos patys, nes man vis dar sunku. Aišku, juokinga, prieš 2-3 savaitės sakiau, kad visai čia tikiu Manchester City, bet dabar užtenka Manchesterio derbio, kelionės į Norvegiją ir jau tikėjimas išblėso, bet realiai kažkaip, man atrodo, gal ir net nepasiruošę pasinaudoti visų tuo. Ir Aston Villa juo labiau, gal tiesiog nėra dar tokio pajėgumo, tai Arsenalas gal ir atsilaikys, nors, 4 taškai iš to sezono stadijoje netrodo dabar jau taip daug. Apie Manchester United dar tada klausimėlis, nes čia apie filosofijas, kas pragmatikas, kas ten gynybinį futbolą propaguoja. Bet gal dar reiktų pasakyti vis tiek trumpai, nes Arsenal fanai gal vėl supyks. Man tai yra genialu tie Artetos kampiniai. Aš pradėjau diginti, ta prasme, iš tikrųjų skaityti džiauriai daug visko analizų, ten kaip jie čia Žovero ar Artetos labiau įdomu? Žoveras, aišku, turbūt pagrindinis. Be vyriausio trenerio palaiminimo nepradėsi daryti kombinacijų, bet jo darbas yra jas kurt. Man vienas dalykas yra, kaip tobulai tie kampiniai keliami, kitas yra, kokį taktinį supratimą turi žaidėjai, kurie ten baudos aikšteliai. Kaip jie ten masto, kad žaidėjas vienu metu nematytų kamulio ir savo dengiamojo, kaip tos blokus stato, kaip kas kur nueina. Kur jeigu mato, kad vienas žaidėjas jau kyla smūgiuot kamuolį, kaip kiti atsistoja pozicijose, kur tas kamuolys gali nukrist, priklausomai nuo to, ar ten smūgiuos į vartus, ar atliks perdavimą. Ten yra tiek dirbama su tais futbolininkais ir ten, iš tikrųjų yra įspūdinga ir čia toks jau, krepšinio derinių lygio dalykas, kur turi teisingų metų būti teisingoje vietoje, nes kitaip nepavyks. Gal kažkas sukurs šablonus FM-ui, kad Arsenalo standartų atsisiunti failą, įsikeli ir tada laimi čempionatus. Bet šiaip įdomu, kada jie randa laiko, tą taip šlifuoti, nes atrodo, tų treniruočių tu neturi baisiai daug. Taip pagrindas susidarai prieš sezoną. Čia jau sezonas iš sezono iškaina. Sezonas iš sezono. Dar aš atsimenu, o sezono metu 23 nebūdavo, taip, ta prasme. Tu prieš sezoną susikuri sistemą, sezono metu tu patweakini kažkokius mažus dalykus. Ir kartais gal vieną kitą naują idėją sugalvoja, bet būna tokių idėjų futbole, kurias gali iš esmės panaudoti tik tai vieną kartą. Koks nors mega genialus tam baudos smūgių žaidimas. Aš dabar net kursiu tau tikslios kombinacijos, kokia buvo, bet Flikas su Barsa vieną kartą tokį nerealų žaidimą padarė 18 metrų prie vartų kamuolys, kur varžovai laukia, kad tu smūgiuosi. Bet kai tu vieną kartą tai padarėjai, tada jau daugiau mažiau visi supranta, kad tu gali tą prieš juos daryti ir nebeleis tau. Tai, paprastas dalykas, bet sezono metu aš manau, tu patvykini mažas kažkokias detalės. Aš manau, kad individualiai tiesiog turi kokius nors 15 minučių mytus, tau tiesiog parodo video, važiuok, tu čia darai taip, tau reiktų daryti taip. Vaizdo peržiūros. Žoveras stovi su lemputė elektros tavo rankoje. Edisono. Ir sako, va čia tas. Thomas Edison invented. If not for this guy. Bet aišku, mes čia kalbam apie Arsenalą, bet jie net nėra daugiausiai įvarčių pelniusi komanda po tų standartų. Yra Premier Lygo, man atrodo, jie 4 dabar yra lygiai. Tai kitos komandos šiaip tą irgi jau pakankamai gerai. Tiesiog tu kitaip žiūri kaip vidutinio lygio komanda. Bet ir Chelsea šiaip daug muša jų labai. Tai sakau, kitaip žiūri kaip vidutinio lygio komanda tai daro. Kaip suprasti? Okay. Gerai, nesvarbu. Aš norėjau, čia vėl nukrypom kitą temą, bet gerai, kad pasakai. Aš apie Keriką norėjau paklausti, sakau, kalbam apie pragmatiškumą, ten Artetos, kalbam apie gynybinį futbolą, kas kažkiek tai pasigilinę į Keriko Middlesbrough, tai panašu, kad jis ten labai atakuojantį futbolą su jais žaidė. Tai Manchester United artimiausios 2 rungtynės yra namie su Fulhamu, po to su Tottenham Hotspur. Nes kaip jie dabar žaidė su Arsenalu ir City,
Nu, jie turėjo taip žaisti. Taip. Nu, nebus kitaip, ne? Jo. Ką tu tikiesi pamatyti tose dviejose mačuose Old Trafforde prieš komandas, prieš kurias jau MU vis dėlto bus favoritai? Nu, aš tikiuosi pamatyti kamulio kontrolę visų pirma ir dominuojantį futbolą. Ta pačia sudėti? Ar nori Šeško polėjo pozicijoje, ar Kūnijai matai vietą į startą? Dorgu kažkokia ten mažą traumelį lyg tai gavo, bet gal viskas gerai? Nu, va čia yra, aš turbūt vienintelį, jeigu kažką ir bekeičiau turbūt, tai gal aš pradėčiau su Kūnija vietoj Dorgų, o kitus žaidėjus, iš principo, manau, kad palikčiau tos pačius. Okay. Tai Nežinau, ne kairių vingerių žaistų? Jo, aš manau, kad jį ten kairiai paleidžiu. Aišku, Patrikas Dorgų dabar labai karštas yra, bet aš manau, kad čia truputėlį bus mažiau bėgimo, o reikės daugiau tokios kamulio kontrolės, tokių kombinacijų, kur aš manau, kad Kūnija su kamulio geriau žaidėjas vis tiek Kūnija yra talentingesnis. Aišku, jo. Bet šiaip yra tų žaidėjų, kurie, tarkim, yra šiek tiek tokie pralaimėtojai, net to pasikeitimo, nes pasikeitus taktiniai schemai, tikrai tam tikros pozicijos tiesiog pranyko, nebeliko 10 numerio, nebeliko vieno vidurio gynėjo, tai tarkim, ten Lenny Oro, Aitenas Evanas mažai panašu, kad žaista ne šį sezoną, matom tikrai turbūt, kad Šeško tą poziciją, kur jau visai kaip ir visai nebloga atrodo buvo, bet dabar jinai vėl rolė mažėja, nes žiūrėk, Brianas MBMO strikerių žaidžia, jį keičia Kūnija ir tada tu gaunas tos kaip trečia opcija. Ir Masonas Mountas vėlgi, tai yra futbolininkas, kuris irgi visai šį sezoną turėjo gerų atkarpų. Bet dabar vėlgi, kur tu jį padėsi, nes kairiais nelabai, Bruno visada žaidžia, tai reiks valdyti iš tiesų. Dėl Šeško galvoju, gal tai bus toks labiau specifinis vidurio puolėjas, nes kai Darinas Fletcheris dar pavadovavo su Barniu, įsimušė tos 2 įvarčius ar ne, tai kai tu eisi žais vėl su kokia nors aukštaūgių augalotų didelių vyrų komanda, kaip Evertonas, pavyzdžiui, gal tu mesi tą Šeško į startą. Žaidėjai su City Arsenalu ant kontrų, tai, tau tikrai labiau tinkam be Umo. Šiaip jau, kai mušė United 3 įvartį, tai buvo metamas kamuolys ant Šeško ir jis nugarą tą kamuolį sukontroliavo ir United pratęsė ataką. Tai jis kaip ir suvaidino vaidmenį toje 3 įvarčio. Vasarą, kai vieni pirko Jokeresą, kiti pirko Šeško, tai buvo ir lyginimų, kas čia geresnį puolėją atsiveža, kas čia labiau pataikė, kas geriau pinigus išleido, dabar tarpusavio rungtynėse abu tik nuo suolo vis dėlto kyla. Tai adaptacija į Premier lygą yra tikras dalykas. Skiriam nemažai laiko centriniam rungtynėm, kas yra normalu, manau, taip ir turėjo būti. Kiti dalykai įdomesni iš savaitgalio. Manchester City vaikinai grįžo iš Norvegijos šalčio su didelė gėda ir dėme. Mokėjo fanam išlaidas. Jo, bet man atrodo, man juokinga, kai, žinai, tokie milijonieriai gražina žmonėm pinigus ten už bilietus, tai jau tada einam iki galo, padenkit tiem žmonėm ten viešbučių visas sąskaitas, skrydžio bilietus, o ne tik tai ten bilietėliai rungtynės, tada jau einam iki galo. Nes, turbūt galėtų, jo. Nes pinigų jūs turit. Bet savaitgalį jie žaidė su Wolvesais ir 2 tokie svarbiausi momentai iš tų rungtynių, tai yra visų pirma Marko Gehi debiutas. Antra, Erlingas Haalandas buvo paliktas ant atsarginių suolo, Omaras Marmušas startavo ir buvo išrinktas Man of the Match, pelnė pirmą įvartį, gan greitas įvartis, 6 minutę. Mateušas Nuneša, šiaip iš tikrųjų atrodo, šitoj komandai yra vienintelis žaidėjas, kuris gerai pakrosina. Iš tikrųjų pastebėjo, ar ne? Jis gerai kelia kamuolį. Nes kai jis dabar nežaisdavo, Rikoliusas dešiniai žaidė. Šitai labiau taip į vidurį atrodo. Jis labiau įdavo į vidurį ir tokio klasikinio žaidėjo, kuris pakrosina stiprią koją iš savo krašto, tiesiog nebuvo. Nunešas šį sezoną ir ant Holando užkėlė prieš Liverpoolį, prieš Pelasą, dabar ant Marmušo. Jis gerai krosina tiesiog. Atrodo vienintelis žmogus šitoj komandai, kuris gerai krosina. Ir pirmas kėlinys Sičio buvo šiaip apskritai gan solidus prieš Wolvesus. Puikų įvartį įmušė ir Antuanas Semenio kėlinio pabaigoje. Buvo įdomi situacija dėl baudinio. Ten į ranką Moskerai pataikė kamuolys. Teisėjas nuėjo pasižiūrėti, bet grįžęs vis tiek pasakė, kad ranka natūralioje pozicijoje ir baudinio neskyrė. Ir ten buvo visiškai naujas teisėjas, jaunas, man labai nematytas, jisai iš IFL-o pakeltas. Ir aš jo pasidomėjau, jisai 4 metus pats lyg tai kabinos ir žaidė futbolą. Tai va čia turbūt toks teisėjas, kuris daugiau už žaidėjo perspektyvos gal pamato tos dalykus ir jam ten varkambarį sėdintis teisėjai nežaidė futbolą, sakė, čia žiūrėk ranka, o jisai nuėjo, pažiūrėjo, sako, jo, bet čia, ta prasme, jis nieko negalėjo padaryti, čia natūrali pozicija. Ir... čia gal kažkiek romantizuoji. Čia vis tiek taisyklės yra.
Nu, tai yra taisyklės, bet kaip tu dažnai dabar šiais laikais matai, kad teisėjas nueina prie ekrano ir nepakeičia sprendimo. Nu jo. Bet su tom rankom, tai žinai, atrodo, yra ta taisyklė, bet man jinai atrodo, labai interpretacinė, neįmanoma labai. jos viens prie vieno kažkaip pritaikyti prie kiekvieno. Nes tas pasakymas, natūrali padėtis, jis visada vis tiek yra labai interpretacinis. Ir ten daug dalykų, paskui prieisim prie pelas rungtynių, dar kitas sluoksnis, dar kitokia baudinio situacija, kur dar kitokia interpretacija. Bet čia, okei, va tas dar momentas įdomesnis iš tų rungtynių, kad naujas teisėjas buvo. Labai stiprino Guardiolas po rungtynių, ten įkritikavo. Nu, Pepas ten, jo, jisai atėjo toks kaip atrodė, nu, atrodo, kad 0-4 pralaimėjo visų pirma Wolvesam ir dabar aš išdergsiu teisėjus, bet šiaip tai jie iškovojo pergalę, antras kėlinys ten jau gal buvo kiek silpnesnis, bet ir antram kėlinys vis tiek nusemenijo tas įgūdį žaisti abiem kojom ir lupt iš visos sveikatos. Ten dar vieną įskersinį uždėjo, bet, nu, tikrai visiškai kitoks žaidėjas nei kiti visi atakuojantis futbolininkai, ką Manchester City turi iš seniau. Nu, tai jo, tik tai tokie kampai, 3 taškai, Markas Gegi debiutavo labai solidžiai, pirmam kėlinyje jam gynyboje tokio tikro vidurio gynėjo darbo daug nebuvo, bet jis labai gerai dalino tos savo įstrižus ilgus perdavimus, ką jis puikiai moka, o antram kėlinyje tai užfiksuotas toks šiaip labai traškus buvo epizodas, kai Wolvesai atakavo ir ten toks visiškai scramble vyko baudos aikštelėje, berods tolų Roko darė, kamuolys atiteko ir krito prieš jį blokuot smūgį ir Nico Riley, ir Markas Gehi, ir jie dviese tą smūgį nublokavo, kamuolys išlėkė už galinės linijos, tada Markas Gehis atsikėlė, iškart pradėjo triumfuoti ir apsikabino taip Nico Riley. Tada iš vartų atbėgo Donnarumma, juos abu apsikabino ir tada iš kitų dviejų pusių dar atbėgo Faudenas ir Husanovas ir jie visi apsikabino ir rateliu. Tai Donnarumma šitas visus džiaugiasi. Donnarumma visus galėjo toks buvo. Galėtų Stelmužės ąžuolą turbūt. Labai vieningas toks buvo momentas. Tai ryt man šitą pasakodamas mane apkabino gal 3 metų. Man labai patiko, toks labai buvo gražus momentas. Bet laikė visą laiką apkabinės, kaip pasako, ar trumpai buvo apkabinės? Holandas po to išbėgo, apie 20 minučių žaidė, daugam gal fantasy reikalus gadino šitas. Ta aš įsiutęs buvau. Aš irgi, pas mane Semenio kapitoną daviau tiesiog. Nes... Nu, va, tu čia tokį strategiškai. Bet ne dėl to, kad aš galvojau, kad Holandas gali ant suolo likti, dėl to, kad jisai tiesiog blogai atrodo pastaruoju metu. Nu ir šiaip differentialas tam tikras, žinai, vis tiek. Ir tas. Bet iš tiesų jo pasiekė mane po to informacija, kad jau kurį laiką prieš dar deadline'ui sueinant jau ėjo pranešimai, kad Holandas benched ir kažkas jau, nu, spėjo, kas sekė. Jonas Anšaus bičas 3 vietoje gal pasauly, ten pabenčino Holandą, jo, buvo. Ir nu, buvo galima iš tiesų situaciją pakeisti. Jis po rungtynių prieš Glimtą su Norvegijos žiniasklaida kalbėjo ir pasakė, kad mes žaidžiam per daug rungtynių ir tave labai anksti sezono metu pradeda hitinti nuovargis, labai sunku išlaikyti lygį. Pepas tada prieš rungtynę su Wolvesais sakė, kai jo paklausė apie tai, kad, nu, okei, Erlingas pakalbėjo, bet kas dabar pasikeis. Tai bet gal atkreipė dėmesį į žaidėją ir pasikalbėjo viduj, kad, nu, jam biškį reikia pailsėti. Ir ne tai, kad nubenčino, kad čia blogai žaidė, dabar marmušas vietoj tave žais, bet kad, nu, tiesiog krūviai dideli, tvarkaraštis intensyvus, žaidė ten ir visokius Karabao dar pusfinalius. Jo, nu, taigi City visuose turnyruose. Jo, ir dabar jeigu tu renkiesi, kur tau pasaugoti Holandą, tai, nu, žaidžiant su 20 vieta Premiershipo namie gal ir geriau, nes su Galtasarayum rungtynės bus svarbios. Galtasarayus vis tiek turi kokybės. Kitą savaitgalį Tottenhamas Premier lygoje, nu, koks jis bebūtų, bet Tottenhamas City'ui dažnai iškrečia pokštų. Ir paskui tas pusfinalis vėl antros rungtynės, kur kaip ir norisi jau tiek padariusi finalą. Man patiko, kaip tu Galatasaray paminėjai, panaudojai žodį kokybę, bet tada jau Tottenhamo ekipą nepridėjai iš tiesų. Bet pasakiau, kad jie, nu, dažnai pakenkė Manchester City'ui. Aš tik kaip pasakė Galatasarayus už tai apie Vilniečius. Ne, tai nes ten rytoj mūšis labai svarbus. Šiandien buvo man nesusipratimas su kolega Marium Bagdonu, aš jam sakau, nieko nėra svarbesnio šią savaitę nei pergalė prieš Galatasarayų. Sakau, čia svarbiausias dalykas šios savaitės. Jisai man sako, nu tai vis tiek ten, Pepas gal sustatys. Aš sakau, ne. Mes ne apie tą Galatasarayų kalbam.
prieš Gianmarco Poceko auklėtinius Giedrius Žibėnas stoja į kovą. Tai čia. Aš dabar svarbiau. ofise mes FIFO's turnyrą esam užkūrę ir ten traukiam komandas, tai aš gal tas Rajų ištraukiu, tai FIFA labai gerai. Jie kompiuterinio žaidimo komanda, grinai. Mm. Ten su Zane, Osimenu ir visais kitais tikrai ten kompiuteriniam žaidimui tai yra tobula komanda. Nėra jie labai blogi šiaip ir realybėje iš tikrųjų. Šiaip, kai pasižiūri dabar, ne, nu, kai, tarkim, jeigu visi sveiki, tai, nu, tie pasirinkimai, ne, kurios Pepas turi dabar puolime, Holandas, Marmušas, Semenijo, Doku, Šerki, Faudinas, tai prasme, tai čia yra, nu, fantastika visiškai. Ir tu gali 4 iš jų turbūt tam tikrose situacijose sumesti į aikštę, gali 3, tai man šiaip, ir šiaip smagu iš tiesų, kad Tomaras Marmušas gavo tą šansą truputėlį gal taip, nu, per nelyg jis mažai žaidė mano akimis šiame sezone. Taip. Ir labai svarbu, kad ne tik, kad išėjo, bet po 5 minučių. Tai jau atipelnė ir dar galėjo įmušti. Ir jis vėlgi, kai jis išėjo, jis nežaidė tuo tikrų 9 numeriu. Taip, jis labiau žaidė kairiam krašte. Ja. Kai jie gindavosi, jis visiškai kairiam krašte gynėsi. Ir tada gali, žinai, Semenijo galbūt užimtas pozicijas. Ir Šerky ten būdavo toks pusiau false nine ten. Visai, bet tai sutinku, kad labai daug pasirinkimų. Aišku, vėl čempionų lygoj tai Semenijo nėra registruotas. Nu, bet tik vieną mačą. Bet svarbus mačas, kurį turėsi žaisti vėl su Maksu Aleinu gynyboje greičiausiai. Tai Rodrio nebus dėl kortelių. Ten, man atrodo, jiems bus nelengva su turkais. Nesvarbu. Ja. Einam toliau. Būtent Chelsea Crystal Palace rungtynės, kur paminėjau dar kitokią baudinio interpretaciją, tai ten labai įdomus epizodas, kai Žao Pedro smūgį į vartus, kuris baigtųsi garantuotų įvarčių, į tuščius vartus nutraukė gynėjo Žeidi Kanvo ranka ir teisėjas eina žiūrėti ir tu tada prisimeni visas tas rankas, kurios nutraukė garantuotą įvartį, jos baigėsi dar ir raudonom kortelėm, būna dviguba bausmė, bet čia teisėjas grįžta pasakydamas, kad ranka atsitiktinė ir visiškai netyčinė, bet ji nutraukė garantuotą įvartį. Dėl to tai yra baudinys, bet kadangi ranka atsitiktinė, tai nėra raudona kortelė, tai yra tik geltona kortelė. Tai čia dar kitas sluoksnis, kur nesuarėso numušimas iš varto, čia netyčia pataikė. Ir jeigu jam pataikytų taip netyčia ne situacijų, kur garantuotas įvartis, o šiaip baudos aikštelė jam taip į ranką pataikytų, ten net baudinio nebūtų. Bet šiuo atveju tu matai, kad ta ranka atėmė iš Chelsea įvartį ir tu turi dar ir, turi vis tiek skirti tą baudinį. Tai iš šitų rungtynių gali būti, kad turbūt apie Crystal Palace nedaugiau bus ką pasakinė apie Chelsea, nes ten labai daug problemų, bet iš Chelsea pusės tai dar 3 taškai su Liamu Rosenjoru prie vairo, buvo 3-0, atrodė, kad bus ir dar vienas clean sheetas, vis tik parsileido tą vieną įvartį po standartinės situacijos. Na, bet įsibėgėja galbūt specialistas. Estivau, Žao Pedro, Žogo Bunit. Neblogai gal visai? Neblogai. Aš Andrėjus Santos. Aišku. Jo, nu tegu išlaisvina tą Andrėjų Santosą, tegu parodo jo geriausią versiją. Nežinau, kol kas Chelsea neturėjo kažkokių tokių labai rimtų dar iššūkių, bet tų rungtynių su Londono Arsenalu tauriai. Jo. Tai nėra dar ką turbūt pasakyti, kol kas Liamas Rosenjoras labai vieningas, labai pozityvus. Ir tas man patinka. Įdomus jo keitimai šiaip. Jis ten buvo įsileidęs Hato atraminių, Malo Gusto, tokių kaip ir vingerių pastatė. Labai ten įdomus buvo jo keitimai. Aišku, prie 3-0 tu gal 11-10 jauti, kad čia galimybė pasieksperimentuoti kažkokius tai dalykus. Šiaip, pirmam kėliny Pelas gan gerai žaidė, jie galėjo įsiveržti priekį. Badiešilė padarė siaubingą klaidą ir Mateta buvo pabėgęs. Na, iš ties netikėta, kad Badiešilė padarė labai klaidą. netikėta. Labai netikėta, bet Mateta išbėgęs prieš Sančesą neįmušė tiesiog ten įvarčio. Ir šiaip Pelas labai normalų pirmą kėlinį žaidė. Tačiau jų pačių 19-metis gynėjas Žeidi Kanvo, kuris realiai, nes nieks naujas netvyko, dabar pakeičia Marką Gehi. Netrodo dar labai pasiruošęs pakeis Marką Gehi ir nuleidęs galvą į žemę, nežiūrėdamas tiesiog į aikštę, aklai atlikinėja perdavimą atgal, kuris baigėsi Estevao pabėgimu prieš vartus ir toks Chelsea tas įvartis. Antram kėliny tai jau Pelas ten buvo žlugę, demoralizuoti, Adamas Whartonas 2 kart pjovė per kojas, kai Sedo gavo 2 geltonas korteles. Glasneris iš nevilties ten kažkokius perėjimus darė, prie 4 gynėjų linijos buvo Ismailas Sara, dešinių gynėjų pastatęs ten, kas 2 minutės rodė transliacijų Steve'ą Perišą ir po 5 sekundžių Glasnerį.
O neslidinėja peršas. Kai tik eterija būdavo kokia pauzė, žaidėjas ten traumuotas guli ant žemės, medikai aikštėj, Terišas, Glasneris. Pilnai įsivaizduoju, kad tuo metu šnekėdavo Skaus komentatoriai, aš bandžiau irgi kažkiek padengti tą visą situaciją. Bet aš pasižiūrėjau tai, kad, ten grįžo Šadirjadas po 2,5 metų. Naujas žaidėjas, prašom. Bet šiaip, jie turi tik 28 taškus. Jie tik 8 taškais lenkia iškritimo zoną. Tos žemiau esančios komandos dėl išlikimo kovojančios pradeda gerinti žaidimą. West Hamas, Nottinghamas, Leedsas ir taip toliau. Tottenhamas nepradeda gerinti žaidimo šiaip. Nepradeda jie gerinti žaidimo. Bet linko aš suku. Dabar išvažiavo Gehito vidury sezono. Traumos, kortelės, Zrinskiai dar visokie konferencijų lygoje laukia. Ar nebus taip, kad realiai įsivels į kovą dėl išlikimo? Tai dar Žano Filipo Matetą nori nupirkti potencialiai konkurentas į iškritimo dvikovą Nottingham Forest. Ten yra dabar literaliai už jų. Ar dar Lycas gal yra įsterpęs? Lycas ir Lycas yra jo. Man atrodo, Lycas dabar taip pat. Pažiūrėsiu, ar Lycas nepakilo, šią sekundę. Lycas pirmauja. Kas įmušė? Jamesas Justinas. O, okei. Tai va, ir aš taip pradedu galvoti, kad ten bloga situacija tiesiog. Tai aš tai su tavim visiškai sutinku. Aš tai manau, kad čia yra tikrai reali situacija ir man atrodo, kad jeigu taip tęsis dar kažkurį laiką, o tęsis šiaip jau pakankamai ilgai, man atrodo, dabar 11 išlės rungtynių nėra laimėję, tai aš esu beveik įsitikinęs, kad bus nuimtas Oliveris Glasneris tiesiog, nes nėra tikslo. Jis vis tiek išeina po sezono. Jo, ta prasme, tai kam jį laikyti, jeigu tu matai, kad ne jis ten turbūt jau labai, ten aš įsivaizduoju, susimotyvavęs yra čia, žinai, šitam visam dalykė būt, tai kam tada laikyti, tada geriau. Jam apie Pelso fanai ten, manau, kad labai stipriai boikotuotų ir protestuotų. Aišku, nieko jie negali padaryti, bet... Bet, žinai, jis irgi toks, nežinau, sudėtingo charakterio vyras, atrodo visai. Panašu, kad ir gali jį myli, nes jisai laimėjo jame FA Cupą, jisai padarė šitą komandą konkurencingą ir jie mato, kad, iš jo išveža žaidėjus, bet jam netveža žaidėjų. Iš kitos pusės, jeigu tu pasižiūrėsi, taip jis padarė komandą konkurencingą, bet komanda jau pati iš savęs, man atrodo, buvo tokia truputėlį prisirpusi šitiem dalykam, nes tikrai turėjo gerų žaidėjų, tarkim, Mark Gėja, Eberečezė, kada Olise. Paskutinį kartą jo Olise, Matetata, Matetata jis jau atskleidė, Munjezą nupirko, ta prasme, tai aš neatsimenu, kada ir Barclays laikais, ir truputėlį ten jau ne Barclays laikais, kada Pelasas tokią talentingą komandą turėjo, ir čia jau reikia peršiduoti kredito. Townsendas, kai žaidė, MacArthuras. Ir Makartis su MacArthuru vidury, Townsendas dešiniai, kairiai Zaha. Jolis Wardas. Bentekė vienas puolėjas, kas antras būdavo. Tai Jordanas Ajų gal? Jordanas Ajų. Tas pats. Jolis Wardas dešinys gynėjas, kairys gynėjas, kas būdavo. Tai ten... Dabar neatsiminsiu aš. Jamesas Tompkinsas vidurio gynėjo pozicijoje kartu su Mamadu Sakho. Arba Scottu Denu, arba Damonu Delaney, dar atsimenu šitie atletai, jo. Tai čia kosminė komanda. Žiūrėk. Tai pagalvojus, ne? Speronis vartas? Speronis. Bet ką tu galvoji, nebus taip, kad jie dabar prakaituos dėl išlikimo, nes jie jau realiai privažiavo. Aš tai labai galvoju, ir mes jau kalbėjom, aš manau, kad bus tai komanda kovojanti dėl išlikimo, nes skirtingai nei kitos komandos, jie dar turi europinį raną, kuris jiems svarbus, nes jiems irgi jis gali būti istorinis, tu ne kiekvieną sezoną patenki. Jie realiai favoritai yra, popieris geriausia komanda dalykusi tame turnyre. Tai. Bet ta rotacija, aš kaip tau prieš eterį ten juokavau, kad atvažiavo jaunas prancūzas, sako, tu būsi sėdi kanvo ir staiga sako, tu žaidi kanvo. Jo, bet jis labai blogai žaidė. Aš mačiau, jo. Ir žinai, kokia ten yra situacija. Tu turi pakeisti Marką Gehį, kuris pas tave kairiai žaidė 3 vidurio gynėjų linijai. Bet, reiškia, tas žaidį kanvo ant tiek, dar jaunas ir žalias, kad jis dešinėkojis ir negali žaisti kairiai, kad tu Chrisą Richardsą perkelinėjai į kairę, kuris visą laiką dešiniai žaidė. Nes Chrisas Richardsas vis tiek labiau patyręs. Tas GD kanvo, jisai iš viso, jisai buvo naunėjimas ne toj pačioj Prancūzijoje, ta prasme, jis kaip persikėlė į Pelas, kas čia dabar, ta prasme, nei jisai ten buvo kažkoks žaidėjas rimtas labai nei ką, tai čia toks grinai į ateitį atrodo pirkinys, kur ten po 2 sezonų. Kalbant apie Crystal Palace, nes tai vis tiek yra mano mėgstama komanda, tai galvoju, gal net savaitinę Kristantus Oučias rubriką darysiu, kur apžvelgiu, ką jis padarė išėjęs į aikštę, nes, nerangesnio futbolinko šiuo metu Premiership'e tiesiog nėra. Jis buvo vieną kartą atsidūręs pozicijoje dešiniam krašte, kur labiau būna vingeris, o ne strikeris ir ten jau reikia crossint.
ir jis, aš negaliu net žodžiais apsakyti, kokį blogą krosą padarė. Tai yra blogiausias gal skersas perdavimas į baudos aikštelę, kokį aš esu matęs per savo gyvenimą, tiek žaidžiant futbolą mėgėjiškai, vaikų futbole, tiek stebint profesionalų futbolą per televiziją. Tai tikrai blogiausias dešinėkojo futbolinko perdavimas iš dešinės pusės į baudos aikštelę. Šiaip apie ne savo natūralioje pozicijoje žaidžiančius strikerius dar pašnekėsime, jeigu prie plaktukų prieisime. Tai aš turiu omeny, kad Učia gal ne savo natūralioje pozicijoje, ne savo natūralioje lygoje žaidžia. Jo, čia realesnis variantas, atrodo. Bet aš tai negaliu patikėti, kad tie Marko Gėjai nieko nepakeis. Nu, turi kažkas atvažiuoti. Nu, yra dar 5 dienos. Tam prasme, negali būti. Nu, čia absurdas. Nu, bent nuo nuomos kažką pasimti galų galę. United to pačio galėtų ten kokį Aideną Heaveną pasiskolinti kitai pusėje sezono. Tai sakys, Šadirjadas pasveiko pusantrų metų. Šiaip jo, Jeffersonas Lerma irgi yra vis dar rotacijai. Šiaip tai tos 3 gynėjus kažkokius tu kaip ir gali sukrapštyti, bet, taip gerai nebus. Tai per didelė prabanga, man atrodo, Premier lygos likimų rizikuot, žinai, su tokiam rotacijom. Aš visiškai sutinku. O klausyk, apie Chelsea neturi ką pats pasakyti, nes šiandien šiaip apie Colą Palmerį tokių įdomesnių gandelių išlindo. Nu jo, buvo, kad jis ten nesijaučia labai gerai Londone ir kad visai traukė į namo, ten kažkokį miestelį, kur net neatsimenu, koks pavadinimas. Ir double raidės. Nu, žinom, kad ten kažkur Manchesterio regione. Aš žinau, kažkaip aš nelabai tikiu, kad tai įmanoma, nes aš įsivaizduoju, kad jo kaina būtų, tai čia astronominiai, tai pinigai, ta prasme, įsako turbūt pinigai būtų, tai čia už tiek sumokėti, kas be gali, realiai. Tai jo, tu vardinai, ką City turi atakui, tai nelabai ten jam yra vietos. Tai va būtent, jo. Man United pinigų netak neturi, manau, kad galėtų sauliaisti. Yra kitų probleminių pozicijų. Plius, jeigu jie statosi tokį žaidimą su 10 numeriu ir tas 10 yra Bruno Fernandešas ir jis toliau lieka Manchester United, tai kur dėti tą Colą Palmerį. O jis galėtų žaisti dešinėje, o dešinėje irgi yra Rembuemo ir Amadas. O tada toliau... Na, aišku, ten yra aplinkui Stockportas, Boltonas, Wiganas. Tai Lycas, man atrodo, ne? Tas pats Salfordo klubas. Jo, United of Manchester. Yra variantų, jo. Ne, man tai žiauriai liūdna, aš kai išgirdau šitas naujienas, galvoju, what the fuck. Nu čia kaip, nežinau, išvažiuotum iš Klaipėdos į Vilnių ir pasilgtum Klaipėdos, nes ten tavo draugai. Nu, nes čia turiu omeny, kad tas atstumas, jis nėra kažkoks kosminis. Jo, nėra, kad tu Brazilas Anglijoje. Jo. Ir pasilgai Brazilijos. Tarsi tavo draugai pas tave gali atvažiuoti, gal net persikelt gyventi į Londoną, tikrai, manau, yra gal jam tiesiog Londonas toks megapolis, jam sunku, tiesiog. Bet tu gali Londone, tikrai jis turi pinigų, kad jis Londone galėtų gyventi kažkur atokiau, kur ten jam primintų bet kokį. Watforde kokiam, ne ten? Tarkim. Aš šiaip manau, kad jis nėra, kad bute Londono centre gyvena. Gal. Tik labai dideliam bute tikėtina, jeigu ir gyvena. Aš manau, kad gyvena pakankamai privačiai. Tai čia keistas argumentas, bet tai nėra, kad jis taip pasakė, čia dabar pasirodė tokia informacija. Tai jo, man norėtųsi išgirsti. Nežinau, kiek čia galima tuo tikėti. Šio pačio, tai manau, tai sunku būtų išgirsti. Šio pačio tai tu išgirsi Chippy Chips. Chippy Chips. I was at a zoo and there was obviously a monkey. Okay. Kalbant apie kitą Londono klubą, Šiaurės Londono klubas, Tottenham Hotspur, labai kontrastuoja UEFA čempionų lygoje ir Anglijos Premier lygoje, nes UEFA čempionų lygoje šiaip jie greičiausiai tiesiog bus 8-tukė ir pateks tiesiai į 8-finalį, nugalėjo Dortmundo Borusiją. Svarbiausia, kad jie negali niekaip laimėti Premier lygo rungtynių namuose, ten kiek 2, man atrodo, yra laimėję, tai čempionų lygoje visas 4 sugebėjo laimėti. Nebūtinai ten visada juose gerai žaisdavo, net ir bet Varžovai silpni buvo, tai irgi reikia pasakyti. Varžovai silpni, gal su Dortmundu dar pasisekė ir dėl raudonos kortelės Svenssono. Na, tačiau dabar buvo akistata su buvusiu Tottenham Hotspur vidurio saugu Scottu Parkeriu Burnleyje, tarp mūrė. Ir ten tik išsigelbėti nuo pralaimėjimo pavyko ir kasgi išgelbėjo Tottenhamą nuo pralaimėjimo, jeigu ne vidurio gynėjų įvarčiai. Pirmam kėlinyje pasižymėjo Van de Venas, antram kėlinyje 90 minutę lygino rezultatą Kuti Romero. Tai aš jau praeitą savaitę sakiau, paskaičiuokit, ar nėra Romero ten rezultatyviausias žaidėjas jų visose turnyruose pagal įvarčius, tai dabar dar plus įvartis prieš tą patį Dortmundą irgi įmušė, ne, Romero? Dabar nepamenu, bet galiu greit pažiūrėti. Pažiūrėk, jo. Tai visuose turnyruose, tai nežinau, bet Premier lygoje atrodo Van de Venas daugiausiai įvarčių mušęs gynėjas dabar yra. Dar Van de Veno įvarčių. Tai kad jie, man atrodo, po 4. Tai žodžiu, jeigu mes suklijuojam Van de Veno Romero įvarčius 2 vidurio gynėjų, tai čia sudaro
bent 50% Tottenhamo įvarčių 2 Jo, vidurio po gynėjai. 4 abu. Tai yra komanda, kurioje vidurio gynėjų įvarčiai sudaro didžiausią procentą nuo visų komandos įvarčių. Taip pat 25% Tottenhamo įvarčių Premier lygoje yra pelnę būtent šitie 2 futbolininkai. Ne, nu čia nesąmonė kažkaip, aš nežinau, kiek tai gali tęstis. Aš neturiu ką daug pasakyti apie tas rungtynės. Bet šiaip gerus įkalė. Romero tai tokį, iš visų jėgų krisdamas, bam. Tai jis gerus ir muša, jis šiaip yra labai geras vidurio gynėjas, labai gerai mušantis po standartų, aš nieko nesakau. Kai tu turi gerą komandą, kurios puolimas veikia ir dar ant viršaus turėtum vidurio gynėją, kuris įmuša po standartų, tai čia toks bonusas, čia kaip Sergio Ramosas Madrido Realui pikinis. Bet ne, tu turi komandą, kuri neveikia ir nemuša ir nekuria. Ir tave tik išgelbėjo kartais nuo pralaimėjimo tas vidurio gynėjas su savo įvarčiais. Jo, bet va čia yra tragedija tame, kad nors tie vidurio gynėjai muša įvarčius, bet jie patys neapsigina. Nes prieš Burnley irgi abu įvarčiai. Tonzebiai ten pakėlė kamuolį baudos aikštelę, Walkeris jis realiai nedengiamas kalė, o tas antras įvartis, tai iš vis Jaydonas Anthony ten ant pačiūžų pasistatė Van de Veną, ten tiesiog Van de Venas apsisuko 108, vos nenukrito ant Jaydonas Anthony žemės. biškį savo gyvenimo futbolo pradėjo žaisti, prieš MU kokį įmušį įvartį, dabar čia. Jis žiauri geras buvo ir praeitam sezone. Bet šiaip turi labiau tokią NBA žaidėjo vardą ir pavardę. Nu, Jayden čia Anthony reiktų. toks Taip. Orlando Magic reiktų rotacijoje. Tai va. Nu tai va, bet pabaigsiu mintį, tai šitas NBA žaidėjas, Jo. jis taip driblingavo, ten kokius ten crossoverius darė. Čiurnas laužė. Jo, šiaip realiai, Van de Venui sulaužė čiurnas, Iš pick and rollo įmušė. atliko perdavimą Lailui Fosteriui, Fosteris pasistabdė kairę koją kamuolį, ten žiauri geras perdavimas, žiauri prastą smūgį atliko, Vikarijo atmušė kamuolį ir ten vis tiek nesusirinko niekas kamuolio, Fosteris dar kartą smūgiavo ir įmušė įvartį. Nu tai ten tiesiog liūdna. Nu, Tomas Frankas bando šiek tiek dabar tokią matau ir taktinę schemą pakeisti, nes išleido 3 vidurio gynėjus, su wingbackais pradėjo žaisti, numatyti to gynybinio solidumo kažkokio tais bando išlaužti. Ir to pačiu vingeriu neturėdamas, tai irgi kažkiek eliminuoja iš tos taktinės schemos vingerius ir bando su wingbackais, kas, jie kaip ir visai neblogus atakuojančius krašto gynėjus turi, tai juos galbūt truputėlį kairė, Pedro Poro dešinė. Truputėlį labiau pakelti puolimą. Tai... Ir taip, Jo. tiesa ta, kad traumų ten šiuo metu Žiauriai yra daug. labai daug. Tai jų pasižiūrėjus, Premier lygoje dabar ten tas suolas truputėlį adekvatesnis buvo, jau ten normalesnius žaidėjus išsileido, bet vis tiek teko Rado Dragušiną kelti jau per pridėtą laiką. Bet ten su Dortmundu, ta prasme, tai ten kosmosas, ten 11 startinių, normalių, vienas Kolomoni ant suolo ir tada visi likę vaikai, visi kiti žaidės negali. Nu, kalbant apie komandas, kurios turi labai daug traumų ir jau nuo suolo ten vargiai yra ką pakelti, tokia komanda šiaip yra Bournemouthas, Andonio Iraolos, kai traumuoti ir Kluivertas, ir Tavernie, ir Brooksas, ir dar ten Tyleris Adamsas, Benas Daukas, taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet žinai, kas netraumuotas? Vėjas. Vėjas yra, kaip? Nu čia toks tada filosofinis konceptas, o kada vėjas būna traumuotas, kai stipriai pučia ir krypti keičia, ar kai jisai tiesiog būna ramus ir stabilus. Gal, nes čia mes kalbame apie labai vėjuotą, lietingą vakarą. Gal mūsų klausytojai galės atsakyti komentaruose, kaip jie mano iš to. Kada vėjas būna traumuotas? Eilėraštį gal kokį galėtų. Panašu, kad pakišo koją Virgilui van Dijkui tiek vėjas, tiek lietus, tiek bent jau jis taip teigia. Tiek žolė, tiek Bournemouthas kaip kurortas. Turbūt netiko jam. Na, bet kokiu atveju Andonis Iraola ištraukė pergalę prieš Liverpoolį su visom problemom ir visom savo traumom. Pirmavo 2-0 ir 2-0 pirmavo dėl ko? Dėl visiškos traukinio katastrofos Liverpoolio gynyboje. Tai Virgilo van Dijko epizodas prasileidžiant tą pirmąjį įvartį ten yra absurdas tiesiog. Ir jis po to epizodo dar ten žiūrėjo į visus piktai, kažką kaltino, kažką teisėjai bandė sakyti. Milošo Kerkezo gynyba prieš Alejandro Jimenezą. Wow, kaip blogai. Ten tiesiog vidurio gynėjas iš savo aikštės pusės tiesia linija paduoda kamuolį, nes Jimenezas prieš Kerkezą neturi ką veikti. Bet ten irgi šiaip labai įdomi situacija ir man labai keista, kaip jie sau leido iki jos prieiti, bet tuo metugi mažumoje žaidė Liverpoolis, nes Joe Gomezas buvo neaikštėje. Taip. Ir jie turėjo daryti keitimą, bet jie gal 4 ten ir kiek minučių neišmušė kažkodėl patys kamulio. Taip, kamuolys visą laiką buvo žaidime. Visą laiką kamuolys buvo žaidime. Ten šokinėjo. Ir jie tiesiog neįsileido papildomą žaidėją, ir tada galiausiai įvartį praleido. Tai nors šiaip Slotas, mačiau, ten po to buvo iškarpas, kad jis rodė, kad tipo davai, žinai, išmuškit ir taip toliau.
Tai žiauri žemo lygio epizodas šito vietoje. Čia dar ir tas, bet ir kaip Kerkezas Nu, atrodė Kerkezas tame tai taip. epizode. Ir Kerkezas buvo pakeistas jau per pertrauką, Andy Robertsonas buvo išleistas. Na tai atrodo dabar vienintelis toks pozityvas, kad vis tiek yra Dominikos Soboslajaus meistriškumas standartinėse situacijose. Tai jis pakėlė kampinį Virgilui, kuris įmušė įvartį dar pirmo kėlinio pabaigoje. Jis nubaudė Marselį, kurie nusprendė nesiguldyt žaidėjo, jis nubaudė Bormutą, kai jam Salah išrideno baudos smūgių kamolį, Bormutas žaidėjo guldėsi, bet čia buvo tiesiog nuostabus stiprus smūgis į tą tolimesnį kampą, kuris labiau vartininko yra kampas. Nu ir čia jo, tas Soboslajaus klasė, tas talentas, meistriškumas tave traukia į priekį. Bormutas antram kėlinyje jau labai gynybinį futbolą žaidė, jau labai ten jau autobuso vartose buvo panašu, bet kai Liverpoolis išlygino rezultatą, vėl prasidėjo toks gan atviras futbolas, kur abi komandos nori laimėti, buvo labai geras Evan Nilsono šansas, jis nepataikė į vartus, ten paskui matėm, kad nebuvo nuošalės, buvo Liverpoolio momentai aštresni, bet rungtynės nusprendė užribis, šiuolaikinio Premier lygos futbolo grimasos. Metimai iš užribio. Aš komentuoju, sakau, Jamesas Hillas, 23 numerio marškinėlė, išmes kaip Jordanas. Nu, jis mėtė iki tol gerus labai užribius. Žinom, kad Semenio anksčiau šitoje komandoje mėtė. Yra ir asistas, atsimenu. Jamesas Hillas išmetė kamolį ir, nu, ten jau tada visišką kiaušinienę kepė tiesiog keptuvėje prie Liverpoolio vartų, kamolys kaip kiaušinio trinys ten. Plaikstėsi, nieks nepagramdė laiku ir Aminas Ali pro pažastį Alisonui tiesiog žiebė įvartį, bėgo džiaugti, švęs Liverpoolio komanda, aišku, ten teisėjai vėl kažką bandė, bet ten nieko tikrai nebuvo, jokių pražangų, jokių rankų, nieko ir paskutinius smūgių realiai Bormutas laimėjo tas rungtynės 3-2 ir paliko Liverpoolį vis dar nelaimėjusi 2026 Premier lygoje. Po tos serijos lygiųjų iš kurios, nu, pozityvas buvo tik su Arsenalu 0-0 išvykoje, bet su Leedsu Burnley namie lygiosios tikrai nėra pozityvas. Ir dabar pralaimėjimas Bournemouthui ir tu smunki turnyro lentelėje žemyn ir tu matai, kad su Chelsea, su atsigaunančiu MU dėl čempionų lygos kova nebus lengva, dar pridėkim visus Newcastlus ir visus kitus. Tai nu nežinau, kiek dabar guodžia tai, kad ten nugalėjai Marselį ir į top 8 praeisi čempionų lygoj. Man atrodo, kad Premier lygoj situacija blogėja. Jo, ir šiaip visai įdomu, kad Liverpoolis iki šių rungtynių turėjo 13 nepralaimėtų rungtynių seriją per visus turnyrus, kas buvo ilgiausia serija per 5 didžiasias lygas, kas šiaip yra gana keista. Nepralaimėtų. Jo, nepralaimėtų. Ten buvo 7 pergalės, 6 lygiosios. Tarp tų nepralaimėtų buvo labai daug šūdinų lygių. Tai sakė, žmonės vadino, tai labiausiai tokia neįtikinančia nepralaimėtų rungtynių serija, kokia tai gali būti. Šiaip, jo, blemba, taip žiūrint šitos rungtynės, tokio užtikrintumo, kokį aš turėjau kažkaip prieš gal kelias savaitės dėl Liverpoolio buvimo penkete, man taip jos po truputėlį pradeda nykti. Aišku, prie to prisideda, ką tu ir paminėjai, United šiaip neblogas atsigavimas, Chelsea, ir tu matai, kad tarkim tiek United, tiek Chelsea turi opcijų, turi variantų, turi galimybių rotuoti, turi to gylio, gali keisti to žaidėjus, ten kažkas blogesnės formos, tai prisėda, kažkas kitas išeina, bet tu žiūri į Liverpoolio ekipą ir tu matai, kad senolis Vatarų Endo kyla žaisti vidurio gynėjų. Sensėjus netgi. Samurajus. Taip. Eina taip. žaisti į aikštę, nes Joe Gomezas krenta eilinį kartą dėl traumos. Tu matai, kad sudėtis yra tiesiog popieriaus plonumo, kai kurie žaidėjai ištisai žaidžia, pervargė, manau, galų galiai yra. Salah sugrįžimas nieko labai nepakeitė. Krūvis milžiniškas, traumų, belekiek ir atrodo, kad šiaip šitai komandai reikėjo sausio mėnesį, tikrai pajudėti rinkoje. Ir tu matai, pavyzdžiui, Marką Gehį, Antuaną Semenio, kurie nuvažiavo į Manchester City ir tu galvoji, blemba, čia yra tie žaidėjai, kurių Liverpoolį labai būtų reikėję dabar. Gal jie pinigais nebuvo pajėgus konkuruoti? Galbūt nebuvo. Nu, bet, tipo, vasarą Markas Gehį, ten sakė, medicininė praeidinėje Liverpoolį, kai neperėjo. Bet šiaip, sakau, man yra nerimo tikrai pakankamai nemažai, nes tu Tau gal džiaugsmo daugiau nei nerimo, čia žemius irgi šiaip nereikia tau apsimetinėti kažkuo labai. Bet, vis tiek, žinai, kažkaip. Man tai nerimo dėl Arne Sloto yra, nes kai ta Šabi Alonso korta yra pagugundanti tokia ant stalo. Ir tu matai, kad tavo konkurentai pakeitė trenerius ir žiūrėjo, kažkokius vyksta pozityvas, o tau
atrodo, yra legenda čia pat, kuris gal galėtų paimti ir tą komandą. Kuris šiaip jau ir įrodęs Leverkusenė, kad jeigu tu jam duodi valdyti procesus ir statyti komandą, jisai moka ją statyti. Nes Madride problema buvo, kad ten jis negalėjo valdyti žaidėjų. Ar jisai, žinai, dabar čia paėmęs tokį Liverpoolį staigiai labai pagerintų situaciją, kai tu net nelabai turi daug alternatyvų, ką tinka įtolioti. Tu vis tiek tais pačiais žaidėjais turėtum žaisti. Kitas dalykas, Liverpoolis vis tiek, Arne Slotas, kaip bebūtų, tą titulą jam iškovojo. Tai... Ir aš manau, Arne Slotas yra protingas treneris. Aš šiandien neturiu dėl ko jį labai kaltinti ar kritikuoti. Kas tau, Kosti, iš tų rungtynių didžiausiai įspūdį paliko? Ar Aleksas Skotas paraitotom kojinėm puikiai dominuojantis aikštės viduryje? Ar galbūt Alekso Jimeneso pasirodymas dešinių vingerių? Ar Vataro Endo vidurio gynėjo pozicijoje? Ar Jameso Hillo užribis? Kas tau labiausiai prie širdies buvo iš šių rungtynių? Labai gerus momentus paminėjai. Aš dar truputėlį prie Liverpoolio gal pridėsiu. Jiems reiktų ieškoti vidurio gynėjo dar kažko. Tai čia 100%. Ta prasme, būtinai privalo kažką įsigyti Liverpoolis. Dar buvo gandų, kad Andy Robertsonas gali į Spursus pereiti. Tai čia dar toks makeshift kažkoks vidurio gynėjas. Aš siūlyčiau gal pabandyti Ozaną Kabaką. Neitą Philipsą. Neitą Philipsą. Koks ten Benas, ne Watsonas, ne Watsonas. Dar kažkoks buvo atvykęs ten iš Prestono gynėjas. Aha. Buvo, jo. Ragi Klavanas gal dar galėtų sugroti partiją. Tai tas pats Žaelis Matipas, tai būtų tobulas variantas dabar Liverpoolį. Bet rimtai, ta prasme, jeigu jie neturės dar vieno vidurio gynėjo, tu visiškai ant snarglių esi likusiai sezono dalį. Tau gaus traumą kažkuris Konate Van Dijkas ir viskas. Dabar Konate ten mirė tėtis, atrodo, tai dėl to negalėjo. Man gal net keista, kad išleido Endo ir aš pagalvojau, kad gal labiau Gravenberchas tos vidurio gynėjų žais. Jis moka žais vidurio gynėjo pozicijai ir jisai šiaip duomenis gal net tam geresnius turi. Gal ir netgi žais kažkiek toj pozicijoje, jeigu toliau bus problemų. Nežinau. Gal tiesiog Soboslajų žais vidurio gynėjų, nes jis visur gali žaisti. Jis visur geriausias. Geriausias, jo. Tai gerai, tai grįžtant jau prie tų rimtesnių klausimų. Prie momentų tų. Jo, prie momentų. Ryanas Kristi šiaip Ryano Kristi šeimas, taip. Jis vieną iš toli gerą smūgį atliko ir išvedė Evan Nilsoną, kur ten jau turėjo Bournemouthas mušti įvartį. Kas man vienas iš apgailėtiniausių momentų, tai buvo, kad to paskutinio Hilo išmetimo metu Van Dijkas nesugebėjo išstovėti ant kojų prieš Aminą Adly, tiesiog truputį stumtelėjo ir tiesiog viskas Van Disney pasitraukė ir Didelis kūnas, žinai, sunku. Fiziškumo net laikyti. Bet aš negalėjau patikėti. Ta prasme, Van Dijko labai prastos rungtynės. Jis įmušė įvartį, tai kažkiek reabilitavo save, bet šiaip tai tiesiog katastrofiška. Toksai lyderis dabar toks truputėlį pajuokų objektas gaunasi. Bent jau internetui tai taip. Internetas yra negailestingas. Bet aš tai, pavyzdžiui, visai suprantu, ta prasme, jo ta reakcija po to fiasko, pirmo įvarčio, kažkokie priekaištai komandai, ta prasme. Bet ten tikrai komandai. Ten teisėjų gal? Ne, jis žiūri į saviškius ir maždaug, ką čia, ta prasme, gal kad leido tą perdavimą taip lengvai atlikti, nežinau. Bet tai, kad tu ten apgailėtinai pasirodyti, gal jau prisiėmė kažkokią atsakomybę ir žaidė toliau. Labai sunku mėgti, kai taip daro žmogus. Mano tai traškiausias momentas buvo jau po rungtynių, kai Tyleris Adamsas traumuotas nusileido ir kaip pridara tikram amerikiečiui tie prie Amino Adly ir sako, yeah, let's go, baby, yeah! Čia buvo geras epizodas. Ir iš praėjusio savaitgalio dar vienos rungtynės, kurios, kažkaip taip under the radar, sakyčiau, liko, nors žaidė dvi tikrai labai geros komandos. Tai yra Newcastle'as prieš Aston Villa, nes super sekmadienis vis tik labiau sukosi aplink Arsenalą, Manchester United, bet Newcastle ir Villos rungtynės irgi svarbios tiek turnyro lentelės atžvilgiu, tiek ir tuo, kad žaidžia dvi panašaus lygio labai geros europinės komandos. Ir Aston Villa laimėjo St. James Parke. Jie labai seniai nebuvo laimėję. 21 metus. Paskutinį kartą, kai laimėjo, tai Kieronas Dairis ir Lee Baueris susimušė tiesiog aikštėje ir 8 baigė tą mačą Newcastle'as. Tai va, tai ant kiek seniai nebuvo Villa. Aišku, buvo atkarpa, kai jie net sezono metu nenuvažiuodavo rungtynių žaisti St. James Parką. Abi, bet Villa ilgiau. Nes Newcastle'as iškrisdavo, grįždavo. Jo. Villa kiek, kokius 3 sezonas nebuvo? Villa ilgesniam tikrai laikui buvo pakritusi. Anyway.
pasiekta pergalė, sunki išvyka, Unajus Emery, vėlgi jam irgi trūksta žaidėjų, bet kažkokių sprendimų rado. Ir turėjo sunkiai išvyką jis galų gale. Prieš taip nežaidė Jo. dar su Fenerbahče Ketvirtadienį. Turkijoj ir ten irgi leido pagrindinius žaidėjus. Jo, jis ten tik keli žaidėjus paratavo. Tai... Bet čia 2-0 ir Emi Buendija šiaip neblogą goliuką įkalė. Ką? Turi jisai klasės. Turi. Bet kaip, irgi, žinai, čia yra Unajus Emery klasė, ta prasme, žaidėja, iš kurio mes irgi jau šiek tiek juokėmės, sakykime, ne? Buvo prieš jau ir sezoną. Leverkuseną išsiuntė. Toks jau visai atrodo nurašytas futbolininkas, kur tu tiesiog, nematai, ne, jam čia kažkokios svarbios rolės. Bam, jis šį sezoną yra vienas iš ten kelių svarbiausių žaidimų atakoje, svarbus įvartis Arsenal, tas pergalingas, jis tiesiog turi savo rolę, gerai tą rolę išpildo, ir treneris kažkaip tą žaidėją atgaivino, parodė, kad jis gali tempti iš tos komandos lygį, tai man čia yra didelis labai trenerio vertinimas, tai... Harvey Elliotas buvo ant bankės, pastebėjot? Taip. Čia aišku, turbūt ne iš gero gyvenimo. Ne iš gero, bet gal jisai kažkokį vaidmenį dar suvaidins. Gal, nes, Leono Bailey teko pasigražinti iš Romos ekipos. Tai... Aišku, pardavė taip pačiai Romui Maliną. Tarp kitko, žiūrėjau, Milaną prieš Romą labai gerai Malinas atrodė. Jo, jis ten labai tinka. Labai gerai atrodė. Šiaip, ką aš iš tiesų dar irgi norėjau pasakyti, gal labiau jau ne apie Aston Villa, apie Newcastle. Kažkaip, nežinau, tas jų sezonas toks labai banguotas, ta prasme, atrodo tarsi jau, žiūrėk, 3 pergalės iš eilės, jau gal ir atrodo kaip labai rimtas pretendentas į Čempionų lygos pozicijas, vis dar, manau, toks yra, nes tų taškų vis tiek nemažai yra pririnkęs. Taip pačio Čempionų lygoje visai neblogai atrodo, aišku, dabar su PSG ten iš esmės dėl 8-tuko žaidžia. Bet vėlgi, kad jie dėl 8-tuko žaidžia, irgi šiaip, manau, visai neblogas įvertinimas šitai komandai. Bet man tiesiog atrodo, kad, viekiai neturėjo Bruno Gimaraišo, šiaip įdomus faktas, kad nuo tada, kai Bruno Gimaraišas atvyko Newcastle 22 metais, be jo nelaimėjo nei vienų rungtynių. Rimtai? 9 rungtynės buvo be Bruno Gimaraišo, visų nelaimėjo. Bet čia tik Premiership'e? Jo. Tai, Karabavo vis tiek kažką, be jo gal laimėjo. Turbūt taip. Tai akivaizdu, kad milžiniška svarba šito futbolininko aikštės viduryje. Rungtynių metu dar Joelintonas traumą gavo. Tai jie ten iš viso, man atrodo, pabaigė rungtynės su Lewisu Miley, Joe Willocku ir Jacobu Ramsey aikštės viduryje. Tai taip truputėlį underwhelming, su Paris Saint-Germainu būtų sunku, jeigu tokį vidurį tektų išstatyti. Bet man norėtųsi iš tiesų iš Eddie Howe, kad jisai toks prisirakinęs, atrodo, prie to savo 4-3-3. Visada žaidžia taip pat, bet jis tik tai žaidėjus pakeičia, ne? Bet tas žaidimo pats principas, jisai niekada nesikeičia. Atrodo, turi dabar puolėjus, Joanne Visą ir Voltemade, kurie, man atrodo, galėtų kartu pabandyti sužaisti ir, tarkim, tokiose rungtynėse, kur tu tikrai turėsi kamuolio kontrolę, kur tu tikrai dominuosi, gal tau nereikia tokių 3 gynybinių saugų aikštės viduryje, gal tu gali išleisti truputėlį mobilesnį, tą sudėtį truputėlį, išleisti 2 puolėjus. Pabandyti 4-4. Gal tu gali jam parašyti laišką? Ar Tindaliui? Galėčiau šiaip iš tiesų. Pasiūlymai. Truputėlį tokio lankstumo, man šito specialisto gal norėtųsi. Nes atrodo, to talento kaip ir toje komandoje yra. Aišku, labai nepavykę, man atrodo, perėjimai gavosi Elangos, kuris kol kas žiauriai prastai atrodo. Ramsis irgi neįkvėpė, o išleido bendrai šitų 2 žaidėjų 100 milijonų. Tai kaip ir, atrodo, buvo galima gal kaip man tai kažkiek atrodo, kad jie šiaip visai gerai žaidžia. Ten buvo rungtynių, kurie labai sėkmės pritrūkdavo. Aišku, ne šitos tikrai rungtynės su Villa, bet buvo tokių rungtynių ir aš labai stipriai gal nesikabinėčiau prie Eddie Howe. Vis tiek Newcastle su juo yra tokia komanda, kur kai nežaidžia Europoje, tai tada labai gerai rezultatai ateina Premier lygoje ir dar taurę laimėjo. Kai žaidžia Europoje, tada smunka kažkiek žemyn ir Premier lygoje. Tas buvo, kai jie žaidė grupių etapą ankstesniai Čempionų lygoje. Ir šį sezoną gal irgi daug rungtynių. Ir iš tikrųjų nėra iš tų trenerių, kur ten po 6 žaidėjus rotuoja tarp rungtynių. Bet ką žaidė su PSV, pavyzdžiui, Čempionų lygoje, tai beveik tokia pati panaši sudėtis ėjo ir prieš Aston Villa. Bet jeigu krenta ta žaidimo kreivė, kai pajungi papildomą turnyrą, tai logiška tada kvestionuoti trenerį kažkiek. Nes jeigu tu esi Newcastle'as, tavo turbūt ambicija žaisti nuolatos ir europiniuose turnyruose. Ar trenerį, ar transferus nesėkmingus, nežinau kaip čia pasakyti. Jeigu ten toks Elanga tau nupirktas, bet jis ant tiek neįsipaišo, kad net kai jau reiktų parotuot, vis tiek tu jam nerandi galimybę žaisti startą, tai aš nežinau. Aš nežinau, man atrodo, Čempionų lygoje tai toks Elanga, tai jisai, tai rastų savo tų momentų, bet kad ten irgi jisai tą Harvey Barnes. Tiesiog gal sakau tai, kad ta sudėtis yra gili ir tu turi gebėti kaip ir jie manevruoti vienaip ar kitaip. Tai gal mes tiesiog visi 3 bendrai savo idėją susirašysim ir išsiųsim. Galim šiaip, jo.
Aš nežinau, ar mes rasim... Jason Tyndall at Yahoo. Aš nežinau, rasim asmeninį specialistų mailą, bet gal per Newcastle atstovus spaudai kažkaip prisibelsim, kad pasiektų mūsų laiškas trenerių korpusą. Nes tu žinai, dabar tu žiūri, va, tarkim, tą pačią Aston Villą, ne? Nu, jie irgi žaidžia Europoje, ne? Jie turėjo dar net ir turbūt sudėtingesnės rungtynės išvykoje, ten Turkija turėjo skristi, atsakyčiau, mažiau gylio gal turi net. Nu, dabar, kai tiek traumų. Traumų dar turi daugiau, ta prasme. Ir jie vis tiek kažkaip tas Unajus Emery ten sugeba išlaviruoti ir tokius Sancho, ir žiūrėk, Sancho įvartį muša Stambulė nurašytas irgi, bet pasižymė, nu toks kažkaip. Ne, Emeris tai šiaip fantastiškas treneris, jisai kaip su Aston Villa yra po Arsenalo etapo nesėkmingo, tada dar Villarrealis, koks buvo pusfinalį išėjo Čempionų lygos, dabar ką jis daro su Villa, tai čia tas jo redemption arc yra toks, kad, nu, visiškai... Jis Arsenalį šiaip labai mažai laiko gavo. Visiškai elitinis treneris. Gavo vieną sezoną, man atrodo. Dar dabar prisiminiau, kaip pasakė apie tą laiškų siuntimą. Tai čia tikrai šitas gali suveikti, nes prisiminiau, kad Andrė Vilašas Bošas Portų mieste, man atrodo, arba Lisabonui, neatsimenu, ką Mourinho treniravo, bet jis tiesiog į pašto dėžutę sumetė Mourinho tuo metu ten užrašus, kaip ten galima taktiškai pagerinti komandą, ir tada Mourinho jį susirado ir pradėjo darbuoti su futbolu. Tai mes matom istorijas, kad yra specialistų, kurie su ChatGPT treniruoja komandas. Iš Ispanijos toks strategas Roberto Moreno. Kaip tik prieš laidą mačiau, kad neigė viską dabar. Paneigė specialistas. Liudininkai pasakojo, bet tie liudininkai irgi neskamba kaip labai patikimi šaltiniai. Tai jeigu taip, tai čia tikri žmonės su tikrom idėjom nori padėti. Tai gal ir atsižvelgti kažkiek Eddie Howe. Gal ir sustatys tą 4-4-2 kažką surašys. Šiaip jie galėtų taip žaisti. Aš tai su juo pilnai sutinku. Taip, Bruno Gimaraesas su Tonali kaip vidurio saugai, 2 vingeriai ir tie 2 puolėjai. Taip dabar West Hamas žaidė. Galėtų žaisti. Ir aš norėjau apie West Hamą tavęs paklausti, nes tu ir komentavai ankstyvasias tas rungtynes šeštadienio, aš žiūrėjau pusantro kėlinio ir gerai atrodė West Hamas, gerai atrodė Bowenas sugrąžintas į savo dešinį kraštą, gerai atrodė Crescencio Somervillis ir apskritai, nu jie tiesiog apžaidė varžovus, ką žinau, geresnė komanda laimėjo. Tiki, kad gali dar juos išvesti iš 18 vietos aukštyn? Tikiu, šiaip, kad jie žais neblogai likusią sezono dalį, tai manau, kad čia yra teisingas teiginys ir tai bus. Klausimas, kiek klubs kiti, kas yra dabar virš jų. Jiem labai ne į temą, kad Nottinghamas atvažiavo ir nudaužė Brentfordą išvykui. Jo, bet iš West Hamo pusės dar pirmiausia liekant prie jų, tai tie 2 nauji puolėjai ten atrodo gal ir kažkaip tas rolės galėjai duoti ir tiem futbolininkam, kurie užžaidė West Hame, bet kažkaip atėjo tie nauji veidai. Pablo Felipe šiaip žaidžia baisiai ne savo pozicijoje. Kokia yra jo pozicija? Aš įsivaizduoju, kad jis tiesiog yra aukštas strikeris, toksai target manas iš esmės. Nes kaip jis priminėja kamuolį, jis žaidžia 10 numerio rolį. Jis žaidžia tokį 4-4-1-1. Tatikas Tejanas žaidžia kaip strikeris ir po juo žaidžia Pablo Felipe. Ir jo labai neminkštas lietimas, tie perdavimai tokie labai nejaukus, ten net per 5 metrus, jeigu perdavimą atlikinėja, tas kamuolys taip pabumsi keistai, žiauriai neužtikrintai jis atrodo, bet kažkodėl veikia. Nes, aišku, Areola siunčia tolimus perdavimus, Pablo Felipe šoka į orą, dėl jų kovoja antram aukšte, čia viskas logiška. Aš lyginu jį su Antuanu Sibirskį, nes Antuanas Sibirskį, aš atsimenu, iš Fulhamo laikų. Jis yra irgi žaidęs tuo 10 numeriu, kur tiesiog siūsdavai ant galvos jam kamuolį ir jis numetinėdavo. Tai tu atsimeni, kad Erikas Ten Hagas Woutą Weghorstą buvo 10 statęs? Jo, tai va, bet čia vienintelis use case'as yra, kad tu antram aukšte turi nusimti kamuolį ir numesti arba savo vingeriams, arba savo puolėjui. Šiaip perspektyvus dabar sporto direktorius gana yra Antuanas Sibirskį. City grupės Troa klube darbuojas. Pirmi dabar antroje lyga. Nice. Prašau. Tai va, tai West Hamas, jie labai gerai atrodė savose rungtynėse, Sunderlandas be Granito Džekos liūdnai atrodė, dar Džeka labai ten sukipišavo su West Hamo fanais, ten neteko išvesti vieną gerbėją, nes ten jau Džekas siūlė eit pasitikrinti po rungtynių. Čia Granitas Džeka tai vienas tų atvejų, kai tu
stebėdamas rungtynės, kai žaidžia, tu jau matai, koks jis lyderis ir kiek jis daug reiškia tai komandai, bet tu dar labiau supranti, kiek jis daug reiškia, kai jis nežaidžia. Nes tada jie atrodo kaip tiesiog realiai čempionšipo komanda tose vienose rungtynėse. Nu, ten Trejus Humas, sakykime, gal ne ta diena buvo, ne ta avalynė. Nu ir ne ta pozicija. Man ta iš avalynė, ne ta Celebri pozicija, ne ta pusės diena. toks naivokas buvo sprendimas pabandyti Humą vidurio saugų, kaip ir vietoj Džekos. Nu, tai šitą gal ir be laiškų jau supras, kad nepasteisina. Nu jo, Nebedarys aš tikiuosi. Nu aš rašysiu laišką, jeigu ir kitam turė tą patį Gerai. darys. Tai va, tai Vezjamas, aš manau, kad jie gerina žaidimą, jie vis dar prastai ginasi, bet kokybės puolime yra tiek, kad tu galbūt gali ir puolimų Ar laimėti. tu turi Oliverio Skalso akcijų? Aš šiaip kalbėjau apie akcijas, rašiau Pauliui Gritėnui, nes kai aš komentuoju Vezjamą, kartais parašo, kad aš nuo pat pirmo sezono turėjau Kristencio Somerville akcijų, dar nuo Leeds laikų. Ir aš dabar labai džiaugiuosi, nes jos vėl šauna į viršų. Jos labai šauna į viršų. O Olis Skalsas, jo, šiaip jis neblogas krašto gynėjas ir dabar LHG Malikui Diufui manau, kad net nebus taip lengva sugrįžti į rotaciją po Afkono. Tiesa. Gerai, reikia pripažinti, kad dėl Pauliaus Gritėno mes 6 minutės kalbėjome apie Vezjamą, bet greičiausiai apie 50 kitų klausytojų praradom, tai kitą kartą pagalvosim, kas čia svarbiau yra, ar jo dėmesį išlaikyti, ar auditoriją visą. Tai gal užteks, tada tiek šiaip darosi labai įdomi ta kova dėl išlikimo. Net ir Burnley su Wolvesais, jie šiaip visai gyvinu, tiesiog jie per daug gal atsilieka, bet jie kaunasi, tas man labai patinka. Ir kas dar tikrai kaunasi, tai GO3 liūtai fantasy žaidime. Tikrai dar nenuleidžiame rankų. Aktyvuotas buvo bench boost prieš šį turą ir dar šiuo metu realiu laiku mano žaidėjai sportuoja ir bando man atnešti taškus. Nu, nėra, kad šitas to bench boost aš labai jau išlaužiau kažką tokio blatno. Šiek tiek gal netikėta gavau Matty Cash'o klinčytą prieš Newcastle išvykui, kurio aš nebūčiau labai tikėjęsis ir startoje nebūčiau leidęs. Man reikia išmesti Keeną Lewisą Potterį, nes jis buvo pradėjęs žaisti atakuojančių saugų, padarė rezultatyvių veiksmų ir aš tą pagalvojau, kad jį kaip gynėja, kuris pradeda žaisti puolime, reikia man turėti, bet jis dabar gauna tik po 15 minučių nuo suolo. Tai reikės man jį išmesti, bet nu šiaip viskas kaip ir tvarkoju, su Hollandu mes visi kažkiek skendom, aš jam kapitono bent jau nedaviau. Man gaila, kad iš Gakpo jokios gražos negavau, nors jis žaidžia beveik pilnas rungtynės. Manau, kad Gakpo irgi tą žaidėją. Gakpo irgi reikės nusimetinėti. Bet jis liktais tą su Arbūzu, jis tą, ne? Na, čia jūs gal nežinot, mėlėjai, bet žodžiu, iš Oregono zoologijos sodo yra toks vaizdelis, kai mažas drambliukas kontroliuoja arbūzą kojomis. Tai tas vaizdelis jau yra pritaikytas Viktorui Jokeresui, kaip jis tvarkosi su ilgu perdavimu. Ir šį kartą buvo ant Cody Gakpo po rungtynių Bournemouth'e panaudota. Kad highlightai prieš highlightai. Ten dar labai man tinka tas, kad kai tas drambliukas valdo tą arbūzą, vienu metu jis galiausiai paima ir apžioja jį. Tai aš pilnai įsivaizduoju, kai Cody Gakpo po ten kelių nesėkmingų step-overių tiesiog krenta žemės ir pradeda valgyti kamuolį. Tai tiek. Tai jo, bet man jį reikia išmesti tikrai iš komandos. Kas pas jūs girdėt? Jo, nu turas toks... Vidutinis, prie average ir turi, ne? Jo, iš tiesų padariau 3 keitimus prieš šį turą, tai vietoj Virgilą Van Dijko Gabrielis įdėjau, tai tada jau ir įmušė įvartį Virgilas Van Dijkas, tai toks truputėlį nepasteisinęs, bet aš tikiu, kad ilgalaikė distancija Gabrielis su tašku vis tiek daugiau man surinks negu Van Dijkas. Tada vietoj trumuoto Bruno Gimaraišo įsimičiu Enzo Fernandezą, tai pasiteisino 8 taškai, šiaip jo... Smušė baudinį. Jo, jų geri fixtures dabar ir jisai šiaip daug žaidžia, tai manau, kad jis ir nebrangus, tai manau, kad visai neblogas pikas. Nu ir vietoj Philo Foudeno Bruno Fernandes įsimečiau, tai gal prieš Arsenalą nesitikėjau, kad taškelių parinks, bet galvoju, kad jis jau tikrai startuos, o dėl Foudeno kaip ir nebuvo aišku, tai vėlgi pasiteisino 5 taškai, tai sumoje tie 3 žaidėjai daugiau taškų naujai, nežinau, kad tie 3, kurie paliko komandą, bet aišku, apmaudoka, nes reikia tik ant suolo liko. Hollando tas kapitono raištis irgi nuvylė. Nu, ne, Ekitike ant suolo liko. Ekitike tai aikštėje pas tave, ne? Ne, bet jis realybėje ant suolo liko. Ai, supratau. Jo, o ant suolo vėlgi Manchester United 2 atletai, kurie kaip ir praeitam turėjo taškų pririnko, taip ir šitam turėjo pririnko taškų. Ten Dorgu, ne? Dorgu ir Kūnė. Nu, bet tipo... Nu tai, aš suprantu. Dorgu yra defenderis, tai tu prieš Arsenalą išvykui nenori jo leisti, o Kūnė į startą neina. Taip, nenori, bet va matai. Čia šito žaidimo skausmai yra, kad tu priemi racionalius sprendimus, bet jie
tau kainavo taškų. Tai šiaip bench boostas būtų visai gerai suėjęs, nes aš skaičiavau, man atrodo, kad 20 gal 3 taškai ant suolo palikti, tai gana skausminga, o tempė toliau seni vilkai, Harry Wilsonas toliau fantastiškai juda. Stipriai overperformino, šiaip žiūrėjau, kad jis yra labiausiai savo XG overperforminantis žaidėjas Premier lygoje, tai tikėtina, kad ta dobelė artėja. Kalbam apie tokius žaidėjus kaip Harris Wilsonas, jų negalima matuoti jokiais XG. Bet žinai, kai jisai tokį sezoną pirmą žaidžia savo karjerą, tai yra kito lygio žaidėjas. Ir Morganas Rodgersas taip pat irgi taškelio atnešė. Tai žiūrės. Bet aš dar nei vieno šito nepanaudojęs esu pagalbos čipo, tai žiūrės. Ką Kostanas, Kostinio, Koštinė? Tai aš dėl Holando liūdėjau. Aš nedariau jokių keitimų, nes turiu 4 City žaidėjus ir norėjau likti su 4 City žaidėjais, tai negalėjau daryti keitimų. Gal. Ne, viskas gerai. Tai, ką žinau, Virchilas Van Dijkas atnešė taškų, Nordimų kėlė taip pat, jeigu jis nesurenka tų defensive contribution arba Sunderlandas neturi klinčyto, tai jisai jau porą turų išėlės po asistą padaro, tai dėl to džiaugiuosi. Liko Tarkovskis su Pickfordu, jie dabar žaidžia jau pralaiminėję, tai čia kažkokių fejerverkų nebus. Liūdna dėl tų puolėjų, aišku, bet čia daugam liūdna, tai tokie gal dalykai neįtin įdomus ir aš iš tikrųjų padariau 2 keitimus iš karto po praeitų rungtynių. Tu nebėjai traumų? Nebijau, kažkaip labai emocinis toks. Kažkiek emocinis jo, maščiau aš ten, kad aš tempiu iki pat galo visada. Aš dažniausiai tempiu. Aš penktadienį vakare lovai prieš miegą. Aš būna pasimuliuoju tos keitimus, ką noriu pasidaryti, pasižiūriu ar gaunasi ir tada jau šeštadienį ryte užsitvirtinu. Aš, ta prasme, net jeigu traumuotas bus mano kažkuris iš naujųjų pirkinių, vis tiek tai yra geriau negu Anthony Gordonas. Tiesa. Ir Rajaną Čerkį išsiėmiau. Tas ankstyvų keitimų padarimas turi vieną pliusą, nes aš nekartą esu nudegęs, kai aš nusižiūrėjęs, jau buvau ką darysiu, bet sakau, palauksiu iki penktadienio. Ir pakyla kaina. Tada ant 0,1 tas pakilimas, pavyzdžiui, arba pakritimas įvyksta ir man nebesigauna tas transferiukas, kurį aš buvau paplanavęs. Tu gali iš tiesų. Tu rizikuoji dėl traumų, bet jeigu tu, pavyzdžiui, imi kažkokius žaidėjus, kurie nežaidžia trečiadienį dabar čempionų lygoje. O ar tokių yra? Daug. Anglų kiek? 6 komandos? Dalyvauja 5? Tai žiūrint, ką tu ten perki. Aš pasiėmiau, gerai, aš galiu pasakyti, ką pasiėmiau. Tai aišku, kad pasiėmiau Brianą Mbimo. Neėmiau Bruno Fernandes, galvojau, Mbimo žaidžia puolėjų, tai atrodo labai nice pikas dabar. Tai realiai dėl jo ir dariau taip anksti tą keitimą, man įmušė įsivartį, galvoju, ir pasiėmė Elliot Andersoną, visą laiką dabar jisai returna ten po 5 taškus, visą laiką. Tai va, sezono pradžio čia reguliarų starteriai, kurie nežaidžia jokių rungtynių. Su šitais viskas gerai turėtų būti, aš galvoju. Bet, blemba, šiaip Erlingas Haalandas dabar, jisai turi tikrai tokią prastą seriją. Ir dabar tu pamatai, kad žiūrėk, jau jisai ir startą nepraeina. Gali būti, kad tai bus vienetinis sprendimas, bet kai tu pagalvoji apie puolėją, kuris tiek kainuoja, tau labai finansinės laisvės suteiktų jį nusimes, bet tau paskui taip skaudėtų, kai jis kažkokį hetriką subombarduos. Bet ir nėra tiek daug kažkokių puolėjų, kurie 100% neštų taškus. Jo, su puolėjais, aš pasižiūriu, kad ten Tierno Bary jau dabar gal 6 pagal taškus iš puolėjų. Ir kažkas Jarodas Bowenas, toks visai gal neblogas variantas, jis nėra brangus. Bet kai tu kalbė apie West Hamo žaidėją, labai prie to tvarkaraščio. Aš žinok, turiu draftus ir jisai, žinok, tų taškų neša, žinok, tikrai. Neša, bet kažkaip, jeigu tvarkaraštis West Hamo prastas, tai... Toks, man atrodo, čia toks kaip Harry Wilsonas žaidėjas, kur nėra skirtumų, jeigu tvarkaraštis gali uždėti kokį vieną. Harry Wilson ir Jarodą Boweną vienoje futbolo komandų turėtų, aš labai norėčiau, būtų fantastika. Bet biškai tą pozicija, ne? Aš sugalvoju, aš Wilsoną 10 pasistačiau. Opcija. Šiaip, ir jeigu dar šalia jų Kristencijos Somervillis, tai čia aš nežinau. Toks free agentas kaip Harry Wilsonas kažkam nukris, tai labai traškus bus. Tai Liverpool'ui kaip jų homegrown žaidėjas. Jo, labai logiška būtų. Ok, užbaigsim laidą su trumpa Barclays rubrika. Neslėpsiu, kadangi mes taip planavom lyg ir antradienį rašinėti, tada persikėlėm į pirmadienį, tai trumpą labai segmentą paruošiau, nesikapšiau labai jau šį kartą giliai ir nieko tokio labai jau originalaus nesugalvojau, bet vieną istoriją gražią, iš dalies ir nelabai gražią noriu priminti, o nežinau, jaunesniem, kurie netaip seniai pradėjo domėtis Premier League, gal iš vis bus ir negirdėti tie faktai. Tai jums tikrai puikiai žinoma yra žmogaus voro Jonaso Gutierrezo istorija Newcastle.
Tai žmogaus voro pravardę jis gavo dėl to, kad švesdamas įvarčius nevengdavo Spider-Man'o kaukę tiesiog užsimauti. Dom, jis ar Aubameyangas pirmas padarė šitą dalyką? Bet Aubameyangas įvairias kaukės, Jo. o Jonasas grinai Spider-Man'o. Tai buvo toks, čia, aišku, nukrypimas toks, bet buvo toks Detieno vartininkas Jeremy Ženo, mažiukas toksai, bet labai ekscentriškas. Tai jisai į vienas rungtynės atėjo su visa pilna Spider-Man apranga žaisti ir su kauke. Prasme, Normalu. jo. Aš manau, kad labai normalu. Tiesa, pats Jonasas Gutierrezas sau dar sugalvojo pravardę El Galgo, kas reiškia kurtas, šuo, kurtas. Nežinau kodėl. Bet anyway. Tai yra futbolininkas, kuris 2008 metais atvyko į Barclays Premier League, atvyko jis iš čia Spider-Man'ą, atvyko jis iš Maljorkos klubo ir atvyko su šiokiu tokiu šiaip skandaliuku, nes Maljorkai jie apkaltino, kad jis pažeidė kontrakto sąlygas. Ir iš tikrųjų Maljorka tada laimėjo sporto arbitražo teismą ir Newcastle'as su Jonasu Gutierrezu turėjo susimokėti kaip 2008 rimtus pinigus 15 milijonų eurų. Oho, Wow. dar per krizę, ta prasme. Tai čia tikrai Čia dar ne Saudo Arabijos kišenė. Ne, tikrai ne, čia Maiko Ashley net ne kišenė, Maiko Ashley užsiūta gal kišenė. Sportinis Sports Direct, toks krepšys. Be kišenių, ten be kišenių ten. Tai jo, taip pat buvo, bet jis atvyko 2008 metais ir jis iš tikrųjų vos tik atvykęs iš karto atsiskleidė kaip labai solidus, patikimas. Tuo metu tiesiog dešinio krašto dešinekojus vingeris, nes taip komando žaisdavo, greitas, kovingas, techniškas, su charakteriu kitokio lygio, kad 2010 metais, kai Diego Armando Maradona vedė Argentiną į pasaulio futbolo čempionatą, prieš čempionatą jisai pasakė, kad komandai jis lipdys taip: Mascherano, Messi, Jonas ir dar 8. Tai tikrai... Kodėl tu juokies? Taip, čia buvo tikri Diego Armando žodžiai. Tai jisai tikrai pasiekė labai gerą lygį žaisdamas Newcastle'e, įskleidė, sužaidė 22 mačus už Argentiną nuo 2007 iki 2011. Tai buvo tikrai propa midfieldą, toks kovotojas krašte, kuris ir ginasi, ir kovoja, ir tapo jis vienu iš lyderių Newcastle'e, tapo gerų draugų su kitu argentiniečiu Fabricio Colaccini, toj pačioje Newcastle komandoje, bet jo istorija, jo gero žaidimo istorija vis dėlto privedė galiausiai prie liūdnesnių dalykų. 2013 metų gegužę per rungtynę su Arsenalu po vieno smūgio jis pajautė labai stiprų skausmą sėklidėse, kuris jam ilgai nepraėjo ir jis tada jau kreipėsi į medikus tikrintis, kas čia yra ir kodėl taip yra, nes dažnai būna, kad kamuolys pataiko, paskauda ir praeina. Ir tiesą sakant, ten vieni gydytojai, antri gydytojai, treti gydytojai nieko nerado, nieko jam nediagnozavo, nerado jokių priežasčių, kas jam yra, kol galiausiai jis jau skrido į Argentiną, darė ultragarso visokius tyrimus ir taip toliau. Ir 2013 spalį jam iš tikrųjų buvo diagnozuotas vėžys, sėklidžių vėžys, atlikta operacija, pradėjo chemoterapijos seansus ir jis apie tai niekur viešai neskelbė ir nieko nesakė, bet po tos operacijos praėjus labai nedaug laiko, vos porai mėnesių, jis grįžo į Newcastle ir buvo pasiryžęs tiesiog toliau žaisti, tuo metu vis dar praeidinėdamas chemoterapijos seansus. Bet negavo į žais, Newcastle treneriai tuo metu nusprendė, kad jis nėra tinkamos formos žaisti, jį buvo išsiuntę į nuomą į Norwich City. Norwich tuo metu treniravo Chrisas Huttonas, jo buvęs treneris Newcastle, tai galvojo, kad ten gal atgaus pasitikėjimo, bet ten jis irgi labai mažai žaidė, ten dar buvo ir kita bėda, kad jis blauzdos traumą patyrė. Ir, žodžiu, pasibaigus sezonui, tarp sezonio metu per atostogos jis jautė beprotiškus skausmus, kepenų skausmai, chemoterapijos šalutiniai visokie poveikiai ir chemoterapijos turėjo toliau tęsti. Ir tik tai 2014 rugsėjį jis viešai papasakojo jau per žiniasklaidą apie savo kovą su vėžiu, kad yra tikrai sunki situacija. Ir tada jis vėl turėjo gultis į ligoninę. Lapkritį 2014 buvo paleistas iš ligoninės. Ir vėl rodė ambiciją ir norą toliau žaisti už Newcastle. Labai mylėjo fanus, labai mylėjo St. James Park atmosferą, komandos draugus. Ten jo geras bičiulis tuo metu buvo ir atsarginis vartininkas Steve'as Harperis, kuris netgi kovai su sėklidžių vėžių labdaros fondą įkūrė po šitos visos istorijos.
Ir jis grįžo į treniruotės, jam reikėjo labai daug padaryti, match fitnessą kažkokį atgauti, kažką rodyti, kad jis galėtų žaisti, bet jis iš tikrųjų įrodė. Jis kovo 4 dieną kilo nuo suolo rungtynėse prieš Manchester United, ten visas stadionas plojo jam, Manchester United žaidėjai plojo jam, jis pasirodė aikštėje, žaidė. O Newcastle'as šiaip jau kovojo dėl išlikimo, tai nėra, kad čia, kaip sakyt, gražią istoriją kūrė, jiem reikėjo taškų, jie kovojo dėl išlikimo ir tik paskutinėse sezono rungtynėse jie pilnai užtikrino išlikimo. Tos rungtynės buvo su West Hamu ir tose rungtynėse jis atliko rezultatyvų perdavimą ir pelnė savo paskutinį įvartį už Newcastle United. Jie laimėjo 2-0, jie liko lygoje ir atrodytų, kad visai graži istorijos pabaiga. Yeah. Jis išvyko į La Coruños Deportivo į Ispaniją, ten vienas sezonas, paskui grįžo į Argentiną ir realiai tik 2021 baigė karjerą. Bet kas gadina šitą istoriją, tai kad iš tikrųjų klubas nenorėjo jo pasilikti. Jis, kad jo nepasiliks, sužinojo iš komandos draugo Ryano Tayloro, kuriam laikinasis tuo metu treneris Jonas Carveris telefonu pasakė, kad Jonaso mūsų komandai nebeliks. Tai jam nieks to nepasakė, jis iš komandos draugo tai sužinojo. Ir ten buvo kitas dalykas, kad jo kontrakte, nes tai buvo jo kontrakto paskutiniai metai, buvo tas pas dažną žaidėją įtraukiamas ypač tais laikais punktas, kad jeigu jis šį sezoną sužais tiek ir tiek rungtynių, automatiškai +1 metai. Taip. Ir Newcastle klubas sąmoningai skatino tuometinį trenerį, kad neleistų jo sužaisti tiek rungtynių, kad jis neliktų dar pas jos metams, kad nukristų jiems tas kontraktas, jie gal netikėjo, kad čia žmogus kovoja su vėžiu, gali dar tempti lygį Premier lygos ir taip toliau. Ir 2016 metais jis laimėjo ieškinį prieš Newcastle klubą, ieškinį dėl diskriminacijos, kad jis sąmoningai buvo, jam neleidžiama dirbti savo darbo, tai yra žaisti, sąmoningai nebūdavo registruojamas rungtynėm, kad nepasiektų tų bonusų. Ir jam buvo priteisti 2 milijonai svarų iš Newcastle klubo už šitą dalyką. Ir aš skaičiau besiruošdamas The Guardian straipsnį apie tai. Ten buvo ir teisininko komentaras, ir pats Jonasas Gutierrezas pakalbintas, tai jisai pasakė, kad mano tikslas per šitą ieškinį buvo ne pinigai, nes sako, man tie 2 milijonai svarų, atskaičiuokim visas ten išlaidas, taip toliau, nepakeisiu gyvenimo, mano tikslas buvo įrodyti teisingumą ir gal pasiūs žinutę kitiems žmonėm, kad kartais reikia kovoti su sistema, jeigu su jumis elgėsi nesažiningai, ir jis sakė, kad Newcastle klubo vadovai mane apgavo, aš jaučiausi apgautas, nereikalingas, bet aš labai myliu fanus ir vis laik būsiu šarka, nes tipo Geordies fanai visada bus mano širdį. Ir jisai, kaip sakiau, 2021 metais baigė karjerą, jam dabar 41, kažkokios tai trenerio karjeros ar nieko nėra, bet tai yra žmogus sėkmingai įveikęs vėžį, dar prasitęsęs karjerą ir likęs istorijoje kaip žmogus Spider-Manas. Šveriška istorija. Tas jo įvartis, tai tikrai labai ikoniškas, kuris ten nusiema maikutę, ten tas paskutinis įvarčio šventimas, labai labai svarbus Newcastle'ui. Mes ką turim, Davidą Brooksą, irgi, kuris grįžo po vėžio, man atrodo, Hodgkinso limfomo lygtais buvo, ir jisai šiaip dabar geram lygiai pakankamai. Sebastianą Lerą turim, kuris, man atrodo, irgi sėklidžių vėžį. Jo, tai tas Irajus Alvarezas, Bilbao ekipos kapitonas, tai 2 kartus atkrito dėl to ir irgi dabar. Leras dabar yra divizijai toliau vis dar. Jo, kažkas dar. Man atrodo, dabar kažkas Las Palmos ekipos žaidėjas irgi grįžo 2 kartą jau. Tai ten iš tų senesnių Terikas Abidalis buvo. Bet ten, ten buvo persodintas jam inkstas, ten dar kita, man atrodo, istorija. Dabar nesimenu tiksliai. Man atrodo, kad jisai buvo kažkaip, nes buvo. Jis dar buvo tas 22, man atrodo, numeris, kad vienas dvejetas kiek kartų turėjo vėžį ir kitas dvejetas kiek kartų nugalėjo jį. Jo, yra tų tokių istorijų, tikrai stiprių žmonių istorijų, sakykim, bet sakau, Jonaso Gutierrezo istorija turi paskutinį taškiuką, kad Newcastle'as prie Mike'o Ashley vis tik buvo, šudinoko organizacija, kuri ieškodavo kaip kiekvieną centą sutaupyti ir ten žmogiškumo faktorius panašu, kad kartais likdavo paskutiniai vietoj. Nesakau, kad su Saudo Arabijos savininkai žmogiškumo faktorius yra aukščiausioje vietoje, kalbant kaip jie tvarkosi savo šalyje, bet aišku, kad Newcastle fanas, bet kuris pasakytų, kad dabar jie žymiai labiau pasitikė savo klubu nei tais laikais. Tai va, su tokia istorija, manau, kad galim užbaigti mūsų šį podcastą. Su jumis dar kartą buvo GO3 liūtai, grįšim kaip visada kitą savaitę. Manau, kad vėl nepritrūksim temų, bus jau turbūt užsidaręs ir transferų langas, tai bus deadline day
Šeštadienį. Jo, tai va. Sekmadienį, Nu, kažkada. 31 sausio deadline day, tai dar ir manau iš to bus papildomų temų, tu kaip transferų gūrų, Nu, įdomu, pasiruošk, matos, kad bus pasidaryk Exceliuką, susirašyk Jo, viskas, sumas, perėjimus, visus žaidėjus ir apžvelgsim. Gerai. Tai ačiū, kad žiūrėjot, Kostas Strelkūnas, Karolis Dudėnas, Rytis Višniauskas, Gau 3 liūtai, iki kitos savaitės. Viso. Iki.